svajonių karjerą? Nu, living a dream. Aš 3 norėjau. O čia 2-1. Viskas? Dūmai, fanfaros. Visi, kas žiūrės, irgi bus pajungti tą pačią energiją. Čakros pravalytos. Daryčiau langą, sakyk. Tai kaip nors, pasikankinsim. Kylam į kitą dimensiją. Dėl efekto reikia aukotis. Taip. Dėl grožio reikia aukotis. Tai dėl efekto. Ar tikrai reikia aukotis dėl grožio? Ne. Ar čia nėra viena iš tų, žinai, lietuviškų patarlių, kur padarė blogą įskiepą sistemai, kad... Grožis reikalauja. Taip, taip, taip. Manau, kad taip. Gal reikėtų be aukų. Aukos tik tais efektas. Aš tik norėjau stikinti, ar viskas gerai. Ar ne? Su Esam on fanfara. fire. O neturit On fire. smoke alarm neturit? Turim tam, bet čia įpratę šitas būtas. Čia viskas. Čia įprastas antradienis. Tu jau duok ženklą mums, nes aš be ženklo negaliu pradėti, man tada įsijungia, žiūrėk, tu man duodi ženklą ir man žiūrėk. Čia būna vienas irgi iš dažnų pykčių pas mus, kai filmuojam reelsus, kad man nepasako, kada pradedam. Sako, linksėjau, žinai, aš nemačiau, kad linksėjai. Ne, vat, kai pasiruošti, Aha. Let's go. Let's go. Tai sveiki visi, sveiki įsijungę, prisijungę naujai, o galbūt jau seniai stebintys Spiritual podcastą. Ačiū, kad klausot, ačiū, kad esat. Ir labai prašau, jeigu nesunku, paspausti tos mygtukus apačioje ekrane, like ir subscribe. Tai jums nieko nekainuoja, o man padės sužinoti ir suprasti, kad šitas projektas yra reikalingas ir kad jums įdomu klausytis ir kad galėčiau pakalbinti kuo daugiau tokių fainų pašnekovų, kaip šiandien turim Londone, Aušaky. Sveiki, labai faina būti šitam podcast'e, tai ačiū, kad pakvietei. Aš kaip visada turiu pasiruošęs tokį pristatymą. Tai Aušra, neišmintis, irgi papasakosiu apie tave, tu galėsi pasakyti, ar tiesa, ar netiesa. Tai Aušaky jau galėtų apie savo gyvenimą parašyti autobiografinį romaną, nes per tą gyvenimą jau spėjo ir padaryti sėkmingą karjerą korporacijoje ir viską apkeisti 180 laipsnių kampu. Pagyvent Balyje, Tailande ir netgi Naujojoje Zelandijoje. O ką jį ten veikia? Tyrinėjo tantrą, įvairias budizmo, sąmoningumo ir saviugdos praktikas. Vipasanoje sėdėjo 7, 10 ir 21 dieną. Per 2 metus iš viso turėjo net 10 vipasanų. Tai tie žmonės, kurie bandė meditacijai pasidėti bent 10 minučių, gali įsivaizduoti, ką reiškia, kai darai tai 10 parų ar 21 parą iš eilės. Negana to, Aušra dar yra priėmusi šamaninį mokymą ir yra ne tik saviugdos ir transformacijos coacherė, mentorė, bet ir healerė. Jos erdvėje moteris išsprendžia santykių, gausos ir savivertės problemas, o jos išmintis ir mokymas sklinda per 2 pamatinės energijas. Tai yra meilė ir švelnumą. Šiaip, pristatant savo pašnekovės, visą laiką mėgstu papasakoti kažką tai pikantiško, bet šį kartą savo šitą daryti neleidau, galbūt Aušra per podcastą, per klausimus pati atskleis kažkokias tokias savo dalis. Na ir šiandien sėdim Londone, Aušros svetainėje ir kalbėsimės apie viską, kas yra aktualu šių dienų moteriai, kuri nori visko, bet dar ir nori visą tai kažkaip tai suderinti. Tai dar kartą labas, Aušra. Labas, ačiū už tokį pristatymą gražų. Kaip tu, kaip gyveni, kaip jautiesi? Aš tai iš tikrųjų žiauriai gerai dabar jaučiuosi. Man toks gyvenimo etapas dabar, kai yra visiška ramybė, daug energijos, pagaliau gera sveikata, santykiai ir viskas atsipirko. Bet taip nebuvo visada, nes mano kokį 10 metų buvo, jeigu nedaugiau, iniciacija po iniciacijos, kai prasidėjo 2012 metais nuo tantros iniciacijos, kundalinio, to viso pabudimo energijos, visų šamanizmo mokymų, visų iniciacijos ir po to gyvenimo dalykais, statymas savo biznio, gyvenimas Tailande, po to kraustymasis į Balį. Po to 2016 keičiau vėl savo veiklą, su savo visokiom vidiniam abejonėm, baimėm reikėjo dorotis. Po to mamos liga, po to mama pagerėjo, po to tėvų netektis 2020 metais, po to visas gedulas, po to santykių dalykai. Ir taip atrodo vienas, tai kitas dalykas. Ir tiek atrodo visokių karminių dalykų pakeičiau ir praeitais metais buvo sveikatos dar problemos susidėjo. Ir dabar šiais metais toks atrodo atsikvėpimas
įkopiu į kalną, nu tokio lygumo, aišku, gyvenimas visai ką pametėja kažkokių dalykų, nesakau, kad viskas nieko nebus, bet dabar taip ilsiuosi, ganėtinai daug dirbu, bet iš tokios vat vidinio tokio įkvėpimo, ne poreikio, bet tokio vat noro, inspiracijos. Santykiai irgi dabar tokie visiškai mūsų ramybė, meilės burbulas ir vis gerėja ir gerėja, nors man pačių santykių pradžioje sakė, praeis medaus mėnuo pamatysi, bet jau beveik 3 metai bus ir tas gerėja kiekvieną savaitę, nes man atrodo, kai sąmoningai gyveni, tiesoji su savim, tada viskas gerėja. Tai ką noriu pasakyti, kad visi tie dalykai atsipirko pagaliau, nes kartais atrodo, kai kopi į tą kalną, eini per savo šešėlius ar ten ceremonijas ir atrodo, kada baigsi šitas. Ir baigėsi. Tai jaučiuosi taip dabar. O nėra dabar atvirkščiai to momento, nes bent jau man kartais gyvenime būna, ypatingai kai, vat, irgi, žinai, kad tavo gyvenime visą laiką pametėja kažko tais tokio įspūdingesnio, tai kai viskas pasidaro gerai ir ramu, nėra to tojo, kad jau lauk, žinai, kažkur tais už kampo, kad kažkas tais išnirs vėl kažkokia tais problema ar kažkoks toksai momentas. Čia, man atrodo, toks lietuviškas yra negirk dienos be vakaro, žinai, neperšokęs duobės nesakyk op. Tarsi, jeigu ryte jokiesi, tai žinai, kad vakare verksi. Aš nežinau, čia yra tiesiog prietaras ir įsitikinimas. Ir ne tik lietuviškai, angliškai yra posakis waiting for the other shoe to drop, ar ne? Toksai, kad kas čia nutiks, ar ne? Bet man atrodo, šita programa tokia, nežinau, ar aš jos labai stipriai neturėjau, ar aš ją perėjau, man atrodo, kad nusipelniau aš, man atrodo, šitą, nes kaip tik man atrodo, kada baigsis, ir nesakau, kad, nežinau, gal kitą savaitę kažkas atsitiks, bet jeigu ir nutiks, tai kodėl aš dabar turiu rūpintis, šiandieną man labai gerai, mano sveikata puikiai, mano santykiai nuostabus, ar ne, jeigu rytoj kažkas nutiks, tai dabar jeigu aš jau bejosiu, kad rytoj kažkas nutiks ir sėdėsiu laukime, tai aš patiriu skausmą jau ir šiandien, ir jeigu rytoj jisai bus. Bet jeigu nieko rytoj nenutiks, tai aš nereikalingai patiriu kažkokį skausmą. Tai va ta baimė apskritai yra, ar ne, tokia skausmo laukimas, bet kol tu lauki skausmo, jau dabar tau savo tą susikuri. Tai aš nesakau, kad rytoj ir šiandien vakare nieko nebus, bet jeigu ir vakare verksiu, tai dar daugiau priežasčių šiandien dabar juoktis. Aš savo jau per tą visą kelionę pradėjau tiesiog tokį kartot, tiesiog gyvenimą, nes tai yra gyvenimiška. Tu gyveni, sekasi, gyveni, bum, kažkokia tais iššūkis, problema, visa kita, nusprendė tą problemą, bet man toksai, aš savo tai pasakau, kai būna sunku, vėl kažkoks iššūkis, tiesiog gyvenimą, šiandien kažką tais reikia išspręsti ir rytoj vėl galėsim galbūt džiaugtis. Jei nėra problemos, tai nėra problemos. Kaip bus, tai išspręsti. Taip. Tai užsiminei šiek tiek apie santykius. Tai tokia, man atrodo, visiems labai svarbi gyvenimo dalis, ypatingai kas eina ten tuo saviugdos ar nesąmoningumo keliu, analizuoja, ieško visokių metodų, būdų, kaip ten tos santykius pagerinti, pagilinti. Mano toksai klausimas tau, aš galbūt noriu ir save nuraminti šiek tiek, galbūt ir auditoriją nuraminti, nes labai dažnai būna, kai mes stebim ar ne kažkokius tais tikrai tokius saviugdos, transformacijos kaučerius ir jie ten išsimanifestuoja, susiranda tos santykius, atrodo viskas tobula, žinai, ten super ten sąmoningai pykstasi, aiškinasi santykius, visą kitą, bet tai gal galėtum nuraminti mane ir mus, kad vis dėlto būna visko, ar ne, būna visokių situacijų ir buityje, ir kažkokių pykčių, ir kažkokių tokių, ar ne, ar jūs esat nušvitę ir kažkas tai atsiranda iš karto, su smilkaliuku praeinat ir baigėsi visas kažkoks tais konfliktas ar interesų nesutapimas. Taip, kad visko būna, tai ne, nes nėra nei kažkokių smurto ar pykimus ar žeminimus vienas kito, tai to nėra. Bet kad trigerių yra, tai yra. Ir tokia buvo etapai, ne, kai kažkokia problema iškyla. Man buvo kuris etapas, kur man trūko dėmesio ir daugiau meilės ir daugiau kažkokio noro leisti laiką kartu, nes mano partneris buvo užsiėmęs ant savo darbais, naujas biznis ir taip toliau, arba šiaip ten stresas ir vaikai ir taip toliau visi dalykai. Ir aš tada užsitrigerindavau. Ir mūsų ryšys toksai yra artimas, kad aš 1 sekundę, jeigu aš užstrigerinu, jis greičiau pastebi, negu aš pati save pastebiu. Ir nepraslysiu, žinai, jeigu kažkas, tai jį užtrigerina vien tik tais, kad aš užsitrigerinu, man kažkas netinka ir tą klausia. Ir tai skiriasi šiek tiek mūsų asmenybės tuo, kad man, pavyzdžiui, reikia laiko išlaukti, išprocesinti, pabūti su savim. Tada aš galiu šnekėtis, man reikia iš karto viską išsiaiškinti, kas yra ir taip toliau. Ir kartais tas nesusišnekėjimas toks sukeldavo. Bet tada eigoj supranti vienas apie kitą, keli tokie dalykai įvyksta, bet mes labai greitai
sugrįžtam į tą vat širdies susijungimą, numetam savo ego, nors ir ego, ne, bet aš teisi, bet nieko to nepasieksi. Ir kažkaip svarbu, man atrodo, greit labai pastebėti ir pastebėti, kai nueini dramos trikampį, kad jis kaltas, aš tenais kažkokia nuskriausta, arba kas mane puola, arba tu išgelbėk, arba bandai išaiškinti. Ir kai du žmonės šnekasi iš savo ego, bando įtikinti, kodėl tu neteisus, o aš teisi, tai pralaimėtas mūšis. Bet aišku, kartais lengviau išmokti teoriškai ir tą pasakyti, žinai, negu padaryti. O kartais būna momentų, kai aš nenoriu paleisti, ar ne? Bet kuo labiau išmoksi va tą paleisti, jeigu reikia laiko pabūti atskirai erdvėje ir po to išsiaiškinti ir tokių turėti sudėtingų pokalbių ir pripažinti visiškai atvirai savo visus jausmus, savo poreikius, savo norus. Ir kai ypač, pavyzdžiui, aš turiu tiek mano partneris turim tą apleidimo žaizdą, na, iš savo vaikystės, tada kartais baisu išsakyti, o kas jeigu aš būsiu per daug, o kas jeigu aš nepakankamas būsiu. Ir dažniausiai tas toks ir būdavo, tas tokie tik skirtingos galbūt situacijos, scenarijai, bet man reikia daugiau, jeigu aš noriu daugiau, jaučias, kad jis nepakankamai daro. Ir čia tokia klasika tarp ypač moterų vyrų santykiuose, kad moteris, kodėl tu man neduodi to, vyras, aš tau ir taip duodu, bet vis tiek tau negana ir vienas kito nevertumą trigerina. Kažkaip, kai pereinam, kelis kartus tas įvyksta, po to sąmoningai įsišnekam, geriausias nuginklavimas irgi humoras yra, po to pasijuokia iš viso to, išmoksti ir pasikeičia, nebelūpini tose problemose. Man atrodo, problema yra, jeigu ta pati problema metai iš metų ir nesikeičia, tada kažkur nesusišneka, tada reikia, bet jeigu konfliktas iškyla, tai visiškai natūralu, man atrodo, labai keista būtų, jeigu santykiuose neiškiltų konfliktas, tada reiškia, kad kažką slepi, arba save kažkur susimažini, su savim nesi atvira nuoširdė. Bet jeigu taip gyveni ir praktikuoji tą savo aukštą savivertę, ar ne, kad aš esu verta šito, ir išsakyti kitam, net jeigu žinai, kad kitą trigerins, ar ne, bet iš to augi, ir jeigu vienas kitą šneka, išgirsta, jeigu ne iš karto, bet po to išgirsta, tada pereini per tos visokius iššūkius. Ir dabar pastaruoju metu tai toksai, kaip tik jaučiamės labai tokia meilės burbule, vienas kitam daug dėmesio, meilės rodom. Ir nežinau, kitą savaitę gal kažkokie nauji dalykai iškils, bet svarbu, kad man atrodo, ar kažkokie yra nesutarimai su esminiais gyvenimo dalykais, nes jeigu yra vertybės esminės nesutampa, ar gyvenimo kažkoks kelias pasirinkimai, tada yra bėda. Jeigu yra kažkokie trigeriai ir dažniausiai yra nevertumo ta žaizda iškyla, tai viskas normalu, tada pritaikai įrankius ir eini toliau. Aš noriu paklausti labiau dar apie tą patį procesą, ar ne? Nu, įvyksta tas trigeris, įvyksta tas konfliktas kažkoks, ar ne? Tas temperatūra pakyla. Tai koks pas jūs procesas yra? Tu ten iš karto sakai, man reikia eiti procesinti, ten smilkaliukas, kilimėlis, visą kitą. Nu, kaip visą tai vyksta realiame gyvenime, žinai, nes dažnai būna, turim tos įrankius, žinom visą tą teoriją, bet kai vyksta realiai, jau situacijos būna namuose, tai viską pamiršti tada ir tada prasideda visas tas tu kaltas, ne, tai tu kalta ir taip toliau, žinai. Aš tai kažkaip į freeze mode nueinu tokį, nes yra ta fight, flight or freeze, ne, pas mane tai užsišaudo viskas, man reikia tada susivokti, o jisai toksai spicy, jam reikia dabar išsiaiškinti, bet kažkaip išmokom ir aš to sakau, ne, man reikia laiko pergalvoti. Yra buvę tokių gal porą atvejų, kai jisai vis tiek reikia išsiaiškinti. Ir tada, jeigu mane kartais jau priveda prie to, kad tada už savo boundaries pastoviu, tada žinai, nedrįsk, žinai, atstok ir man reikia erdvės. Bet paskutiniu metu, tai jeigu būdavo kažkoks, jie bus suprantam, tai kaip tik mes praktikuojam išjaus visus jausmus, paimu už rankų, stay with it, sakau, būk su šitų jausmu. Ir tada su to visai jausmais išbūni ir kokią, nežinau, pusę minutės ir juoktis pradedi. Kai jau konfrontini visus tos dalykus, tada, taip juokinga pasidaro. Ir viskas. Tai pastaruoju metu taip, anksčiau tai būdavo gal labiau kažkokie. Pirmą kartą, man atrodo, kai susipykom kažko, aš ten užstrigerinau, tai man toks visiškai šokas buvo, kodėl jisai ant manęs kelia balsą ir nori išsiaiškinti, kas man blogai, aš pati net nežinau, kas man blogai, ir aš tada nueinu dar labiau freeze mode, o kuo aš labiau freezinu, tuo jis labiau nori, kad aš išsakyčiau. Tai man atrodo svarbu supras partnerį, bet jeigu mokais viens iš kito, kitą kartą aš lengviau. Ir susitvarko tie dalykai.
turėjai ilgalaikius santykius ir prieš tai, ar ne, visokių tų patirčių buvo. Tikėk, kad gali šiais laikais santykiai meilę trukti, žinai. Tikiu. Tikė? Meilė ir trunkam, žinai, pavyzdžiui, aš savo buvusi partnerį ir iki šiol myliu. Nu, aš tą dalyką suprantu, bet pasikeičia tas formatas. O ir išlikti, aš manau, nu ir tikiu, esu romantikė, tikiu, kad gali būti, bet man atrodo labai labai svarbus elementas yra va ta trauka, kad tu žmonės, kaip fancy čia angliškai toks žodis, lietuviškai, nežinau, trauka turi kitokį elementą šiek tiek. Nu, kai patinka būt kartu, kai fiziškai gera būt kartu, kai seksualinė yra trauka, kai sutampa kažkokios vertybės, ar ne, jeigu esminiai dalykai sutampa, tada kiti dalykai, kas gyvenime iškyla, tai galima viską išspręsti. Ir jeigu kažkas iškyla, bent jau aš su savo partneriu žinau, kad mes vienas kitam esam labai geranoriški, mes nenorim niekada įžeisti kito. Tai jeigu kažkas iškyla, ar ne, mano kažkoks nevertumo jausmas, tai čia apie mane. Ir jeigu aš prisiemu atsakomybę, jis prisiema atsakomybę, ne iš karto tas visada įvyksta, ar ne, bet po to išsikvėpi, pasišneki. Mes visą tą pačią dieną išsišnekam, turim pokalbius, kartais ten porą valandų, gal užtrunka, išsakai viską, susitaikai ir viskas. Kažkada, čia dar paskutinis gal buvo ginčas, ar kažkada nesenai, net neatsimenu apie ką, kad irgi užsiplėskim ir po to, kai būna, nežinai, nuo ko prasidėjo, ar ne? Ir po to jis ateina, wanna be friends? Ir tiesiog mane nuginkluoja. Aš iš viso negaliu laikyti ilgai pykčia, jau kažkas atsiprašo, ar tada, okei, tiesiog atveri širdį ir okei. Ir toliau, ir po to išmoksi, pasišneki po to, nepašuoji po kilimu visko. Kokia buvo problema, tada, aš taip mačiau, tu taip matei, ir kai žino vienas kito istoriją, savo trigerius vis lengviau daros. Tai aš tikiu, kad būsim amžinai. Labai to linkiu, o per visą tą laikotarpį, vis tiek 3 metai pakankamai daug, ko gero pradžia to buvo tokia pati įdomiausia, kur visiškai naujas žmogus, naujas pasaulis, viskas labai nauja, ar ne, tau irgi ten reikėjo supažinti su savo visais buvų dalykais, kaip visą tai priėmė, tą visą šamanizmą ir visus tavo ritualus, praktikas, ar šūkauji namuose, darai somatinę praktiką su rėkimu ryte, ar ne, kaip visas tas procesas. Tai, kad santykiuose pradžioj būna įdomiau, aš mano šituo atveju nesutikčiau, nes man kuo toliau, tuo įdomiau, tuo labiau artumas, ta meilė, iš pat pradžių buvo tokių dar vis tiek neiškumų, ar ne tai, kad neiškumų, pačiai man reikėjo per savo pereiti kažkokius dalykus, kai sukildavo kažkokie jausmai išdirbti neprojektuotam partneriui ir stebėti labai ne savo naratyvus galvoj, bet kas iš tikrųjų vyksta. Bet buvo tas momentas, ne, kad kai buvai viena ir turėjai daug laiko praktikoms, viskas vis tiek buvo visai kitokio levelio sąmoningume, ne? Nes kai atsiranda santykiai ir žmogus, kažkaip reikia viską per naujo atrodo, ne? Nebuvo to tokio momento, kad, toks atrodo kaip kitas levelis, jau pati su savimi aš čia viską žinau, moku, suprantu ir dabar reikia dar su kitu pasauliu visą tai įkūnyti, įsigyventi visose tose tiesose. Tai buvo irgi toks, ne, šiek tiek. Taip. Susikalibruoti reikėjo. Susikalibruoti reikėjo ir tas kalibravimas jis ir pernai vyko, nes pernai aš persikrauščiau čia gyventi visam, nes aš iki tol dar apie 2 metus laikiau savo butą dar. Tai va tas buvo galbūt sudėtingiau per 2 namus laviruoti, tenais daiktai vienur kitur ir taip toliau. Bet apie šitas dvasinės praktikas, ar ne, tai mano partneris su labai tokiu smalsumu visą tą žiūrėjo. Ir jis anksčiau, tai jo tenais ir sesė apie manifestavimą, aš nekėjo dar viena iš tenais jo eks, kur ten deitino trumpai, bet irgi tenais tai jis visai buvo toksai skeptiškas, ne, jis labai dvasiškas, bet jis iš tokios budistinės, stoinės pusės, ten Joe Dispenzos meditacijos, toksai buvo labai, ten 12 Steps Recovery irgi tenais toks labai viskas taip vyriškoje tokio energijai. Ir aš niekada jo nespaudžiu ir nieko neįtikinėjau, aš tiesiog dariau savo ir visai, kad tokias sėklas apie frequency šnekėjau, po to po kokių metų sako, aš dabar suprantu, apie ką tu man anksčiau šnekėdai, man sako, nedašaudo, bet jis po to pats susirasdavo knygas, aš niekada nekišau jokių knygų, jis pats susirado ir Abraham Hicks, ir tenais ir Joe Dispenza, ir dar ten visokius dalykus, ir po to, aišku, visi tenais smilkalai, dabar jis ten Palo Santo daugiau už mane degina, ten kiekvieną rytą žvakės ir Palo Santo, jeigu ir ne kartu medituojamės, kartais skirtingų vaikų keliamės. Tai jisai labai taip smalsiai ir aš savo pavyzdžių rodžiu ir niekada nesakiau, kad čia teisinga, čia neteisinga. Tiesiog, aš iš to taip darau ir aš iš jo labai daug išmokau. Ir
tas mūsų santykiai man tai yra aukščiausia dvasinė praktika, nes aš gyvenu su tokiu amžinu veidrodžiu, kur nieko nenuslėpsi ir jis, challengindavo anksčiau mane, dabar tai kažkaip jau natūralu tą tiesoje gyventi, bet not honest, ar dar kažkokius ir tada, kaip aš esu honest, bet tą pasitikrini su savim, kažką ne taip, pati savo sakiau, kažkokią istoriją susikūriu, arba kažką jaučiau ir bandžiau nuslėpti, tai niekur nenuslėpsi, tai gyveni tokiuose transparent santykiuose, kai nėra kur pabėgti, yra aukščiausia dvasinė praktika. Ten žvakės, visokie smilkalai, pavasanto, čia yra tik tais, toks paviršiai, žinai, tenais fainai visokie dalykai, kvapai turi skirtingą frequency, tą dažnį ar ne, padeda įti kažkokią dimensiją, energiją, bet tai nėra apie tos nei kristalus, nei kvapus, nei smilkalus, tai yra apie gilų ryšį su savim ir gyvenimo tiesoj su savim. Tai mano dvasinis ryšys su savim žymiai pagilėjo ir pamačiau, kiek anksčiau apie save visokių dar bullshit naratyvų turėjau prisikūrus ir taip toliau, kur pamačiau, gal jie tarnavo tada, bet iš tikrųjų čia nėra aukščiausia tiesa. Dėl ko klausiu, nes labai dažnai Lietuvoje moteris dalinasi, kas praktikuoja, užsiema tais visais dalykais, kad aplinka, ar ten šeima, ar draugai, netgi ir santykiai ir partneris ten kažkaip tai skeptiškai žiūri visus tos dalykus. Ir mano gal pačios tokia istorija šiek tiek nėra, kad skeptiškai žiūri, bet aš tiesiog turiu ryte tą labai mėgstamą savo praktiką somatinę, kur aš ten ant kelių, vienu žodžiu, man reikia išsirėkti ryte ir aš kai pradėjau naujose santykiuose būti, sakau, čia yra tokia praktika, čia aš be jos negaliu gyventi, čia man taip svarbu visą kitą. Tai gerai, tai aišku, palaikymas, suportas, aišku, daryk viską, kas tau, bet aš kai pradėjau 6 ryto, kiekvieną rytą, žinai, rėkauti, po kokių poros savaičių sako, žinok, kažkaip keistai, taip 6 ryto kelti, nes pas ją yra vienokia vibracija, pas mane visai kitokia. Tai kaip tavo partneris priėmė tos visus dalykus, ritualus, nežinau, tai, kad tu atsinešei namo, ar viskas yra susisinchronizavo, harmonija, ar irgi buvo tokių, kad įdomu. Nežinau, aš tiesiog darau savo, ką man reikia daryti. 6 ryto aš miegu. Maybe that's the key, gal čia priežastis, gal tiesiog reikia vėliau. Darau praktikas, jis žino, ką aš darau, jis labai palaiko ir visą kitą. Bet aš kadangi niekad nespaudžiau, niekad nebandau įtikinėti, man atrodo, tada išeina kažkokia konfrontacija, kai kažkas tik tais pajunta kažkokį skonį ar tą pirminį nušvitimą ar ne kažkokį ir tada visiems reikia įrodyti. Bet jeigu tu nori visiems įrodyti ir visus įtikinti, kad taip reikia daryti, reiškia kažkur tu pati neįkūniai dar to. Tai man atrodo, tas įkūnimas yra svarbiausia. Gyvent tuo ir tuo pavyzdžiu rodyti, skleisti tą meilę, šviesą ir kai mato, šitas jai turbūt veikia, tai niekada net neiškilo joksai dalykas, kad ten žiūrėtų. Gal tu taip nešūkauji, žinai, aš tai taip normaliai, taip panašam, 10 minučių man taip išleisti visas emocijas. Bet ir anksčiau ten kažkokius kreivai gal pažiūrėdavo, taip ne tai, kad kreivai, bet nes aš tokia turiu savo irgi kartais įsijungia tokia fairy energija, aš tenais viskas joy, abundance, joy ir taip toliau, bet po to jisai kažkaip, persiduoda, užkrečiamas tas yra ir jis toks pasidarė labiau. Aišku, jis toksai vis tiek stoiškas, gan vyriškos energijos, bet jisai mato ir jam taip fainai, man atrodo. Irgi, kad aš esu ta moteriška playful energija ir vyra, man atrodo, fainai. Tol, kol tu nebandai įtikinti ir tu turi taip daryti ir tu turi tą daryti. Taip. Pakalbam apie tą tavo kelionę į pašaukimą. Žinom, ar ne, tą visą konceptą, kad susigalvoji, pajauti, kad tai tavo tikslas, tai tavo misija, tai tavo pašaukimas. Pradedi eiti tarsi tuo keliu ir papuoli tą voidą, ar ne, kur prasideda visokie išbandymai, kažkokios tais abejonės, baimės, iššūkiai, problemos. Gal gali pasidalinti, kurios kryžkelės tavo gyvenime buvo sunkiausias, jau einate tą savo tokią pašaukimą, savo misiją ir kaip tu atpažinai, kad tai yra ne kliūtis, ar ne, kad ne problema ir kad ne čia ženklas, kad reikia baigti, sustoti, nebedaryti, nebeiti, čia ne mano, o kad čia yra tiesiog kvietimas į kažkokią tais, turi išmokti pamoką, transformaciją, augimą, kad dar pagilinti, dar pagerinti visą tai. Tai pirmas toks turbūt buvo 2013 metais, nes aš pradėjau viską 2012, iš pradžių visos iniciacijos, nubudimai, daug energijos, viskas ir taip toliau. Ir tada jau ateina laikas
dirbti ir kai 2013 metais pirmą savo programą launchinau, tada visos baimės, abejonės, imposterio sindromas ir tenais kankinimasis vidinis, tai per tą reikėjo pereit. Bet kaip į tą klausimą, ar tai yra kliūtis ar kvietimas į transformaciją, tai mano nuomonė kliūtis ir yra kvietimas į transformaciją. Bet man niekada nebuvo klausimo, ar čia mano kelias ar ne mano kelias. Man tiesiog buvo klausimas, kaip man susidorot su savo blokais, tiek tų abejonių, baimių, pavyzdžiui, kad, nes aš viską pirmus, nežinau, kokius 8 ar 9 metus vien tik tais angliškai dariau. Tai pirmas buvo toksai, kad mano akcentas, mano negimtoji kalba, kaip aš tenas manęs klausysis ir taip toliau. Bet tada kažkaip, įsiklausai, vėl susijungi su savim, tas aiškumas viduje yra ir tiesiog darai, po to gauni rezultatus ir pamatai, kad, wow, niekam neįdomu, kad akcentas mano. Kiti dar sako, kaip tik, wow, kaip tu fainai šneki, aš angliškai, kaip čia, švariai ar ne, aš šneku. Akcentas visai, kad galbūt kažkoks yra, bet kitiem kaip tik patiko. Ir tada komplimentų gaudavo, tai gal čia nėra blogai, gal čia yra geras dalykas. Ir tada reframini, ar ne, tas savo kažkokius įsitikinimus. Po to 2016 metais buvo, kai aš jau perėjau iš to tokios sveikatos, coachingo ir fokusavimuose į kūną, į tokią transformaciją ir mindset visiškai. Ir man tada atrodė, kad nes buvau jau įpratus visos mano programos ir tada atrodė, kad niekas čia nepirks, kaip man baisu, bet jau mano širdis nebebuvo tenais, tai aš negaliu išgalvoti savo galvoje, aš tiesiog jaučiu labai savo kūnu, savo širdim ir jeigu man nebeįdomu, man neberezonuoja, jeigu manęs neveža tą daryti, reiškia, kad jau išsemta tema, man reikia kažkur kitur. Ir man tada labai įdomu buvo visas mindsetas, įsitikinimų keitimas. Aš ten studijavau visas praktikas įmanomas, pati su coacheriais dirbau, ėjau į Vipassaną, suprast apie proto struktūrą, man toks atsiverimas buvo, bet kad mokyt šitą atrodo dar nepakankamai žinau ir taip su savim vėl reikėjo dirbti. Ir tada kažkaip pasėjau tą mintį, pasimeldžiau, paprašiau Universe pagalbos ir tada atėjo visi klientai ir tada supratau, kad ne, už šitą žmonės žymiai daugiau nori mokėti net pinigų, nes mano buvo vienintelis stabdis, bet kaip aš uždirbsiu, nes šitas man neša įplaukas, aš jau įpratus, žinau visas tas sistemas, o kaip dabar čia kažkas naujo. Tada supratau, kad žmonės pasiruošę žymiai 10 kartų daugiau mokėti už mindset transformaciją ir savo vidinį pasaulį, negu kad už tik tais kūną. Tai supratau, kai vėl buvo mano limituojantis įsitikinimas. Po to 2018, gal čia 2018 turbūt buvo pati stipriausia mano toks lūžis, nes aš prieš tai buvau 10 metų santykiuose ir mano man padėjo visą mano biznisą sustatyti. Jis už visą technologiją, už viską montavimą, už tam visus websaitus, viską buvo atsakingas. Ir aš tokį įsitikinimą turėjau, kad be jo aš niekaip, aš negalėsiu tęsti savo misiją. Ir man atrodo tada, bet jau mano širdis irgi nebebuvo tenais. Ir bandėm jau kokius paskutinius 2-3 metus visaip spręsti, ten kurti tą romantiką. Mes nesipykdavom iš viso, tiesiog nebebuvo to romantikos, liko tiesiog draugystė, kaip biznio partneris, kambariokas, bet nebebuvo to sparko. Aš tai jaučiau, bet ne, aš noriu daugiau, aš kitaip turiu kitokią santykių viziją ir bandžiau dar pritempti kažkaip įtikinti partnerį, kad ir kaip jis norėjo ir stengiasi, tiesiog kartais nebepakeliui išsisėmė tas. Ir tada turėjau visiškai surasti tokį viduj pasitikėjimą aukštesnę gale, išeiti iš tų santykių, palikti Balį, persikraustyti į Londoną, kai mano visas įplaukos, viskas priklausė nuo mano to biznio. Ir aš viską uždariau, visas savo programas, viską ir perėjau vien tik tais į vieną privatų coachingą, kur man nereikia jokios technologijos, yra Zoomas įsijungi, tais laikais dar Skype'as, man atrodo, ir viskas. Ir aš nežinau, iš kur man ateis klientai, nežinau, kaip bus, tiesiog pasitikėjau visą tą ir tada atsiuntė man vieną klientę, kurios kompanija užmokėjau 72 sesijas į priekį, ten už metus ar kažkiek laiko į priekį, po to dar atėjo per referrals, nes vieną turėjau klientę, po to kita pasakė dar kitai ir tada buvau visiškai fully booked su klientais, tada man leido susikurti visą gyvenimą Londone, čia viskas 5 kartus daugiau negu Balį kainuoja, ar ne, bet aš norėjau patinkamo standarto ir taip viskas, kai klausau savo tos vidinio žinojimo, nors ir protas, abejonės neišeis, iš kur pinigų gausi, kaip tas ir tas, bet kai klausai, viskas, tas synchronicities įvyksta ir susidėlioja viskas į savo vietas. Noriu paklausti dar vis tiek,
kad ir ką daro žmonės gyvenime, tai yra darbas, ar ne? Mhm. Ir aš kartais pagalvoju apie tą coacherių, healerių, mentorių darbą. Lygiai taip pat yra klientai, tai yra žmonės, ar ne? Ar pasitaiko tavo darbė irgi tokių dienų, momentų, kad, pavargau, žinai, ar ten nuo kažkurio kliento, ar nuo kažkokio tais ten healingo, ar nuo kažkokio tais tokio, žinai, kur tai atrodo tiesiog rankos nusvyra kartais. Ar ten tokių šiaip situacijų būna, man atrodo, pasakoji, aiškini, ką daryti, ne? Vis tiek tu už tą klientą balėjai, kad jam pasiektų, o tas klientas vis tiek, ne, kažkaip negali ten tų savo ribų nusibrėžti. Ar būna tokių momentų tavo darbė irgi, kad, nusvyra rankos, pavargsti ir galvoji, oh my god, nebegaliu, žinai, reikia atostogų ar ten, žinai. Rankos tai niekada nenusvyra, kad pavargstu, tai, bet kažkaip jau išmokau planuotis savo laiką ir visai, ką žinau, kaip užsipildyti savo, ne, puodelį. Ten, pavyzdžiui, kas antrą penktadienį pas mane masažistai į namus atvažiuoja ir tada man toks, ne, tenais penktadienis dažniausiai klientų skambučių nedarau, yra nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Pasiskirstau savo laiką, žinau, kad savaitgalį, jeigu laukia labai ten kažkokia stipri savaitė, savaitgalis gal neinu kažkur auto, einu tenais į mišką, pabūnu su partneriu, susiplanuoju ne tik kad savo laiką, bet savo tą energetinį gebėjimą, tą capacity. Bet kas įvyko, man atrodo, kai perėjau 2016 metais iš to coachingo į tokį transformacinį labiau coachingą, savo, neatsimenu, ar kažkas pasakė ir pati šitą supratau, kad aš turiu atsirišti, nebeprisirišti prie savo klientų rezultatų. Gali skambėti biški counterintuitive, tai kaip tau nerūpi, ne man rūpi, bet aš žinau, kokios informacijos jiems reikia, kam jie yra pasiruošę, skaitau, ar ne, nes skirtingi klientai visai kitaip coachinami yra. Ir aš pasitikiu, kad aš žinosiu tą momentą, ką man reikia pasakyti. Anksčiau dar mano mantra būdavo, gonna tell the right thing to the right person at the right time. Ir man nereikėdavo kažkaip jaudintis, aš žinau, kad kas reikia, per mane ateina. Kad čia ne aš vien tik tai coachinu iš savo kažkokių žinių, bet per mane tas ateina ir ką tas klientas su tuo darys, none of my business. Ne, aišku, man rūpi, aš pasirūpinu, duodu namų darbus, bet kas tada įvyko, nebeliko to spaudimo ir nebeliko, nes anksčiau gal būdavo toksai santykis ir dažnai irgi būna coacherio ir kliento ar ne santykis kaip vos ne mamos ar tėčio ir vaiko santykis. Ir kol tu esi iš tokioj dinamikoje, tol visai ką vaikas jausis, kažko namų darbų nepadariau, kažkas ne taip, ar ne. Bet kai tu įgalini, mes esam lygybė, mes esam seseris, ar ne. Ar aš tau padedu, aš jau perėjau už tus dalykus, aš tau duodu, tave įgalinu ir aš ar tu padarei, neklausinėjau, ne, aš tokių dalykų. Ir tada jie žymiai daugiau pradėjo rezultatų gauti. Ir neturiu klientų, kurie lūpintų, ar ne, nes aš kažkaip irgi esu girdėjęs šitą daug iš klientų, kad sugebu atrasti jų tą, kodėl jie lūpina ir tą, ko išspręsti ir tada atsirakina viskas. Vis tiek labai daug visko darai, yra, ar ne, ir programos, ir vienas su vienu coachingas, ir šamaninio healingo sesijos, turi ir savo seserystės grupę, ar ne, membershipą, kur yra didelė moterų grupė prisijungusi, ar ne, kartu. Nuo ko vis dėlto jauti didžiausią kaifą? Vis tiek būna, kad kažko labai laukia, ne, toksai didesnis, toksai kažkoks viduje yra ugnelė, žiba, šviečia, kas toksai yra tavo visiškai happy meal, aš vadinu, tokio, žinai, kur jau... Dabar tai man darau retreatą Glastonbury. Glastonburis yra Anglijoje tokia magiška vieta, širdies čakra žemės pagal tas ley lines planetos ir energetinis toks stiprus centras, nes visa Avalon legenda, Marija Magdalietė buvo tenais atvykus, legenda sako, ten ta moteriška, net dabar šiurpas eina prisiminus, aš ten 5 kartus jau buvus ir man ten visai ką kviečia ir dabar darau retreatą tenais moterims Liepos mėnesį, tai šitas man dabar toks labiausiai exciting, nes man labiausiai iš tikrųjų patinka būti gyvai su žmonėmis. Ir kitas dalykas, dabar pradedu irgi Hampsteade daryti women circles, tai kaip čia moterų ratus nuo kito mėnesio, tai šitas irgi fainai, kur tai nėra kas labiausiai bizniui ar ne, geriausia ar ne, bet tai ne tam, kad išdirbtum pinigų, bet tiesiog gera būti, ar ne, ar kad ir šamaniniai healingai man patinka, nes prisilieti gyvai prie žmogaus, perskaitai energiją, gali įsižeminti, tai šitas fainai. Tomai vienas iš ir kitų
dalykų, kas labai patinka, tai seserystės grupė, kur tu irgi esi narė. Ir tenais jau tęsiasi apie 1,5 metų ir kiekvieną mėnesį skirtingos temos ir kiekvieną mėnesį skirtingus dalykus mokau. Tai tas man irgi priverčia kaip channelint naują informaciją, kažką išmoksti. Ir kadangi reikia nuolat man ir mokinti, ar ne, tai keeps me on my toes, kaip sakant, ar ne, aš tada turiu visai irgi stebėti kažką naujo, mokintis pati ir duoti tą. Tai va šito erdvėje visai, ir kadangi yra tokios daugybė ir senbuvių, ir naujų ateina, ir tokia va jauki erdvė ir palaikymas vienas kitos moters ir ta bendruomenė. Ir man labai faina tada, nes tiesiog ateinu ir tenais turiu tokią va erdvę tiesiog channelint ir matyti po to, kaip pritaiko žmonės ir kaip veikia šitas. Taip, iš tikrųjų čia ta erdvė, darbas prieš tai su tavim, kuris buvo, tai, tokie 2 pagrindiniai dalykai, dėl ko, amžinai būsiu tau dėkinga tikrai, tai tas darbas su emocijomis, kuris yra, taip keista, kad to nemoko mokyklose ir kad to neišmoko tėvai, bet yra taip svarbu, nes, tikrai padėjo labai susitvarkyti ir visą tą emocinio valgymo kelionę. Būtent tas procesinimas, tas išbuvimas tais visais jausmais, aišku, ten tie visi kiti dalykai, kur tiesiog susigrąžini savo galią, įkūniji viską, tikrai pradeda viskas sektis ir manifestacijos praktikos, bet kas labiausiai faina yra su ta seserystė, ką aš pajaučiau tik tais vėliau, nes prisijungiau anksčiau, bet to pradėjau dirbti corporate, darbą. Ir tą supratau, kad va čia yra tas geriausias dalykas, nes kai tu dirbi tikrai ofisinį darbą, aš supratau, kiek iš tikrųjų moteris yra užsiėmusios, ten nėra kada galvoti, tu atsikeli nuo 8 iki 6, tada ten kažkokie papildomi dalykai, treniruotės, visi kita, nėra kada įterpti to sąmoningumo, tų praktikų, tų kažkokių tais žinių apie visą tai. Tai va tas seserystės grupė, nes aš ją dažniausiai įsijungiu, kai gaminu, įrašą pasižiūriu ir viskas, tave vis sugrąžina, tu vis prisimeni, va, ir apie tą auką, buvo toksai, nušvitimas po 1,5 metų, kad aš 1,5 metų buvau aukoje. Dėl ties tam tikrai kitokiais tokiais momentais, tai tikrai rekomenduoju, kas yra užsiėmusios ir tikrai turi ten vaikų, reikalų, šeimų, santykių, visko, labai palaiko pulsą ant viso to ir labai taip lengvai ir labai fainai, kad lietuviškai. Tai labai ačiū tau. Labai džiaugiuosi. Lietumas yra įvairiom temom, tiek nuo kaip išgydyti mamos ar tėvo žaizdą, nuo emocijų paleidimo, somatinių praktikų, širdies atverimo, santykių, komunikacijos, geros mergaitės programų, kaip išvaikyti savo centrą, kaip dorotis su sunkiom emocijom, kaip dorotis, kai gyvenimo ištinka sunkus labai visokie atvejai, tai daug tokių dalykų. Ir tenais yra kaip Netflixas, tenais neturi viską iš eilės daryti, bet kokia tema rezonuoja, įsijungi ir... Dar tas labai fainai, kad ten yra tas, kur ant karštos kėdutės. Nes mes turim vieną paskaitą per mėnesį, kur tiesiog pasakoja Aušra dalykus, kad tam tikrus konceptus, tam tikras praktikas, duoda namų darbus, o kitas kartas būna per mėnesį, kur mes tiesiog užduodam klausimus ir yra galimybė gauti tokį gyvą trumpą coachingą, kur Aušra pakalbina, pakamantinėja. Tai labai daugam būna tikrai daug dalykų atsiriša ir išsisprendžia. Jau dabar laukiu, galvoju, prisimenu, kad norisi vėl pasižiūrėti. Pakalbam apie savivertę. Čia tokia, man atrodo, pagrindinė tema, kas labai aktualu yra ypatingai Lietuvos auditorijai ir kas, atrodo, sprendžia viską. Nes taip kaip viduje, taip išoriai. Susitvarkyk savivertę, viskas bus tada gerai. Ir uždirbsi, ir santykiuose, ir draugystėse. Kaip tu apibrėži šiais laikais, kas yra moteris, kuri turi savivertę? Apie ką tai yra? Koks tai yra apibrėžimas? Man aukšta savivertė reiškia gyvenimas tiesoj su savim. Angliškai yra toks terminas self-honesty. Honesty lietuviškai verčiasi atvirumas, nuoširdumas, bet turi kitokį poskonį. Nes dauguma žmonių, drįsčiau sakyti 99 procentų žmonių gyvena mele. Meluoja ištisai. Sau svarbiausia ir tiki savo pačių melu. Ar ne, kažkoks yra trigeris vidinis, pavyzdžiui, jauti pavydą, bet žmonės patys net neužfiksuoja ir pradeda teisti kitą. Jis turtingas, bet jinai nelaiminga, arba ten pas ją kažkas taip ir taip toliau, kur nepripažįsta savo, kad čia ne apie tą žmogų, o apie tavo pačios pavydą, kuris ateina iš nevertumo jausmo. Arba gyvena mele tokiais, kaip neturiu laiko, man tenais dar kažkas melas. Visiškai, sakau, neturiu laiko, tai kaip šuo suvalgė namų darbus, ar ne? Laiko nieks neturi, bet mes padarom laiką tiems dalykams, kurie yra mūsų prioritetai. Kažkaip žmonės randa laiko skrolinti, pavyzdžiui, telefoną, ar ne? Kur visiškai suprantama, kodėl, ar ne, galim šnekėti apie tai, kodėl. Bet gyvenim, turėti aukštą savivertę, reiškia visiškoj tiesoj
su savim gyvent. Nenusibaušit savęs, neapsičiešint ten kažkokiam istorijom, kodėl pasiteisinimais, bet tokio visiškoj tiesoj. Pirmiausia, ką aš jaučiu, ar aš jaučiu pavydą, ar nevertumo jausmą, ar liūdėsi, ar pyktį, ar man kažko trūksta. Dažniausiai susiverda su į nevertumo jausmą, ar ne, aš nesijaučiu verta. Ir pripažinti savo šitą, po to pripažinti savo poreikius, pripažinti, ko aš iš tikrųjų noriu, kokia yra mano vizija, ar ne, ir turėti tą viziją, kokią aš noriu gyvenimo, ir leis savo turėti tą viziją. Nerasti priežasčių, kodėl aš negaliu, kodėl man sunku, kodėl ten tas ir anas, ar ten vaikystė, ar mama, ar tėtis, ar vyras, ar vaikai, ar ne, bet tiesiog leis savo norėti to, ko nori, ir tada imtis veiksmų. Ne, bet irgi kai imiesi veiksmų, iškyla tie kažkokie blokai, bet leisti savo, ne, eiti tuo keliu, o ne susimažinti save, likti komforto zonai. Ir pakovoti už save, pakovoti už savo norus, už savo poreikius, turėti tos sunkius pokalbis galbūt su savo partneriu ar dar kitais žmonėmis, ar ne. Ir, kaip ir sakiau, turėti tą viziją, ko iš tikrųjų nori, kokios sveikatos, kokio kūno nori, kokių nori santykių, kaip nori gyventi, ko nori iš karjeros, kaip nori iš finansų. Ir žinot, kad tai ne iš ego ateitų, bet iš vidaus, ko aš iš tikrųjų noriu. Ar ne? Ir prioritizuoti savo viziją, o ne trumpo laikotarpio, tą instant gratification ar short term gains, ar ne? Nes dažniausiai žmonės, aš noriu, bet dabar skaniau pavalgysiu, arba dabar paskrolinsiu, arba, nežinau, kažką darysiu, lipsiu komforto zoną, žiūrėsiu Netflix ant sofos, nes nenoriu eiti sportuoti, ar ne? Bet kai tu turi aukštą savivertę, tai nereiškia, kad tu neturi nevertumo jausmo, nereiškia, kad tu neturi tų insecurities, ar neturi kažkokių abejonių apie save, ar ne? Nes kai žmonės gal įsivaizduoja, kad tie aukštos savivertės neturi kažkokio nevertumo. Ne, tai reiškia, kad tu pripažįsti visą tą, gyveni savo tiesoj, įsivardini norus, poreikius, paprašai kitų žmonių ir eini link to savo vizijos. Tai man čia yra tokia tikra savivertė. Man atrodo, daugeliu dabar buvo toksai aha momentas ir visi pradėjo, žinai, užsirašinėti. O kaip manai, kaip reikia vaikuose išugdyti aukštą savivertę? Nes, ko gero, yra labai daug, ar ne? Padedamas toks yra labai stiprus pamatas iki 6 metų, kol formuojasi asmenybė, charakteris, tas tėvų elgesys su vaikais, kad vaikas turėtų tą aukštą savivertę, nes taip atrodo, kad tarsi tada paprasčiau bus ir tam vaikui gyventi ir viską dėliotis, nebus ten kažkokių tais labai daug trauminių galbūt patirčių, nenueisi visokius tokius negerus, klaidingus modelius. Kaip tu galvoji, kaip pat vaikuose išugdyti tą savivertę? Nes man dar atrodo, kad labai dažnai Lietuvoje labai suprantama yra per išorę, žinai, aš viską leisiu, aš viską duosiu, kad vaikas galvotų, kad jis yra vertas visko, kad jam viskas galima ir visą kitą. Bet tada jau atrodo, kad namuose vaikas užima, žinai, valdančiąją padėtį, vaikai jau gaunasi vaikui po padu ir tada jau atvirkščiai, kitas toksai kažkoks kraštutinumas gaunasi, kur vaikas tumat, žinai. Tai kaip tu galvoji, kaip tai prasti tą balansą ir kaip vaikuose įskiepyti gerą savivertę? Tai skiepyti gerą savivertę numeris 1 dalykas pavyzdžių. Tu gali sakyti, tu tenais esi vertas, ko tik tu nori, bet jeigu mama ar tėtis jaučiasi, ypač mama, jaučiasi neverta ir aukojasi, kančioj gyvena ir visai, kad trūksta laiko, visai, kad negali savim pasirūpinti, vaikai jaučia tą. Ir gyvenimas su nelaiminga mama jau yra trauma vaikui. Tada vaikas dažnai arba nueina į kažkokį narcisizmą ir tada iš vis neberūpi, arba kiti nueina į tokį, kad aš kalta, man reikia ištaisyti, man reikia pagelbėti, kad mama gerai jaustųsi, ar ne? Ir vaikui geriausia tai yra pavyzdžiui, nes vaikai ypač iki 6-7 metų osmozės būdu kaip kempinės energetiškai perima visą tą. Tai savo pavyzdžių ir laimingi tėvai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Nes galite viską duoti ir pirkti ir sakyti, vaikeli pats geriausias, ar ne? Bet jeigu tėvai pykstasi, tai yra kažkokių nuoskaudų neišspręstų, nėra atvirumo, gyvena mele, tada visa tai nueina į mūsų pasąmonę. O kitas tas dalykas, ar ne, apie to, kad vaikai tampa, ar ne, valdytojai. Tai man atrodo, mūsų kartoje, aš nežinau, tu šiek tiek jaunesnė už mane 10 metų, bet
bent jau mano kartu, tai būdavo tenais viskas apie tėvus, vaikai ten ar balius, ar kažkoks ten kampe, kažkur viskas pagal tėvų gyvenimą vyksta. Ir man atrodo, tie vaikai, kurie užaugo, juos taip ar tai traumavo, ar jie sąmoningai, nesąmoningai supranta ir nuėjo tokį visiškai kitą ekstremą, kur viskas ant šokinėjimo, tik tais apie vaikus, vaikas to nori, bet tenais viską mes ir viskas apie burelius, vežiojimus ir vaiko tenais norus, įnorus ir tada irgi tas nėra sveika, nes kitas išsivysto, ar ne, koks narcicizmas, ar ne, pas kai kuriuos vaikus, nes jie neišmoksta gyvenimo dėsnių. Ne, nes mano nuomonė, ar ne, tėvų darbas yra nebūti geriausiais draugais vaikui, nebūti tais, kuri tinka, ar ne, viskom tenais ir kad tik tais, ar ne, gautų aprūvalą iš savo vaiko, nes dažnai irgi projektuoja, ar ne, savo kažkokį nesaugumą. Jeigu vaikas mane mylės, tas mane viskas bus gerai. Bet mano nuomonė, tai yra tėvų pareiga suteikti saugumą, suteikti sveikatą, ar ne, ta prasme, maistas, sveiki visi dalykai, ar ne, kad saugiai, sveikai augtų vaikas. Ir išmokyti apie kaip veikia gyvenimas, kad yra pasiekmė ir padarinys. Dauguma vaikų nesupranta. Tas yra priežastis ir pasiekmė ir padarinys. Ne? Nes dauguma vaikų nežino šito. Galvoja, kad aš užsimanau ir man viską duoda, ar ne? Tai ir vaikystė gal taip ir duoda, bet po to susitiks su savo realiu gyvenimu. Bet kartais savo vaikai ir neišsiugdo savo kažkokių įgūdžių. Ir tada įsivaizduoja, kad aš esu pats geriausias, pats mylimiausias, bet jeigu realybė to nemečina, tada tu esi pasiruošęs. Kai į X Factorių nueina ir visi sako, ar kažkas sakė, kad tu nemoki dainuoti. Ne, visi sakė, kad aš labai gerai dainuoju. Tai va, čia toks pasakyti. Pavyzdys, arba jeigu aš pats protingiausias, bet tada nueina stomėjai egzaminą, ar ne, ir tada, nepavyko, ar ne, negavau 100. Tai turi įsivertinti ir tėvai turi leisti daryti klaidas vaikui saugioje aplinkoje priklausomai nuo amžiaus, ne, bet išmokyti apie tą priežastis ir pasiekmė, ar ne, kad ir su tais pinigais, ar ne. Tai irgi vienas ekstremas yra, kai nepriteklius nieko negauni, kitas ekstremas, kai yra visko, ko tik tais nori, bet tada nejauti tos vertės, bet tada reikia išmokyti, tada, ar ne, kaip veikia, ar ne, pasaulis. O gal galėtum pasidalinti šiaip kažkokią tais praktiką arba metodu, kas tau pačiai tiesiog per tavo gyvenimą ar ne tą kelionę buvo toks didžiausias šuolis savivertės prasme, kur kažką tais pritaikė, įkūniai padarė ir buvo toksai persijungę dalykai. Pats svarbiausias dalykas gali nuskambėti taip counterintuitive, ar ne, bet be šito, man atrodo, negali pasikelt pilnai savo savivertės iki tiek, kiek turėtum. Tai pripažinti savo nevertumą. Ir atpažinti savo jausmą, ne, tai gali būti ar tai pavydas, ar lyginimasis su kitais, arba kažko negauni, nusivylimas. Visi tie dalykai, tos emocijos, ar ne, nusivylimas, pyktis, frustracija, pavydas, byloja, kad aš nesu verta. Ir tas nevertumo jausmas, toksai dar po tuo einantis. Ir šitas yra toks nemalonus, kad dažniausiai žmonės nemėgsta labai šito ir tada padarys viską, kad tik nejaustų, kad atsijungtų nuo savo kūno, tada eina kas emociškai valgint, kas vyno taurę, kas šokolado, kas skrolinti, kas šopintis, kas į darbus linkti, ar ne, kas viską kartu. O kas viską kartu kombinacija, ar ne, tenais ekstremas, ten narkotikai, ar ne, prasideda, kad tik nebūt su savim, su savo jausmu, nes tas nevertumo jausmas žmonėms yra pats sunkiausias. Ir jie tai bijo savo pripažinti ir dar labiau ne tik pripažinti, bet jau kažkas kitas pamatys, kad aš esu neverta, tada gausiu patvirtinimą, tada jie galvos, kad aš nesu verta, tada iš viso man negaus. Ir čia toksai evoliuciškai mes programuoti, ar ne, kad išspirs mane iš genties, tada mano išlikimai problema, ar ne, tas nevertumo jausmas yra to šaknis mūsų visų problemų. Ir žmonės dažniausiai suranda įvairius, tą visą sąrašą dalykų, kaip su tuo tvarkytis. Kai kurie sąmoningai tą pajaučia, kai kurie net nesąmoningai. Šešėlis ar taip nugrūsta, bet tas nenoriu būti su savim ir tada atsijungia. Kūnas nuo galvos, ar ne, tada emocijos vienur, galva overthinkina ir taip toliau. Bet priešnodis visi tam yra, kaip tik atsisėst ir susitikti save tam nevertumo jausme. Ir somatiškai per savo kūną išprocesinti šitą jausmą ir priimti tą savo nevertumą ne kaip tiesą, ar ne, nes naratyvas galvo, aš neverta, nepakankama, aš too much arba not enough ar dar kažkokie dalykai, ar ne. Tai galva savo vieną sako,
kūnas jaučia atsiskyrimo jausmą. Mes visi beveik turim atsiskyrimo traumą, ar ne, kad ir tobula vaikystė, kažkada kūdikystėje nuo mamos atsiskyrė, ar ne, ir tas palieka tokį mūsų pasąmonėje, mūsų nervų sistemai tą imprintą, ar ne, ir kai mes kažkas nepriima, ar aš pati savęs nepriimu, aktyvuoja tą mūsų seną žaizdą. Ir tada atrodo grėsmė išlikimui. Visiškai neadekvatu šitai situacijai, ar ne, gal kažkur ten mano, nežinau, vyras nedavė dėmesio, ar dar kažkas įvyko, ar nežinau, kad man niekas negresia, bet ta reakcija neadekvati, ypač kas liečia santykiuose, kas turi prisirišimo žaizdas, tą anxious attachment, ar ne, viskas tas sukyla. Bet, sakau, priešnodžiai yra išbūt su tuo jausmu, ne toliau varant naratyvus savo galvoje ir istorijas, kodėl aš neverta, bet atskirt naratyvą nuo emocijos, padėti naratyvus, tas mintis į šoną ir savo visiškai išbūti su savo kūnu, bet neapleidžiant savęs. Ir labai svarbu irgi nedaryti somatinių praktikų su tokia intencija, kad turiu iškvėpuoti atsikratyti šito jausmo, nes kol tu bandai atsikratyti to jausmo, tol tu save apleidži. Bet vietoj to tiesiog save paimti, tas visas dalis susirinkti savo vidinės, palaikyti savo tą visiškai mylinčią erdvę, išbūti su tuo ir tas tave sugrąžina prie tokio vienybės jausmo ir kai tu grįžti į vienį, tad nebelieka klausimų, ar aš verta ar neverta, nes mes visi esam vienodai verti, visi kūdikiai iš to žemėje gimsta vienodai verti ir nieks nepasikeitė, bet mūsų vertėje, bet pasikeitė mūsų programos, mūsų įsitikinimų prisirinkom iš kažkur, patirčių skaudžių ir taip toliau, tą protą šoka susikurti visokius istorijas. Ai, aš negavau šito, nes nebuvau verta. Tėtis paliko, nes aš nebuvau pakankamai verta meilės, kad tada protas šoka tango. Jo, protas šoka tango, ir ten ne tik tango, ir hip-hopo, ir tenais ko tik tais nevaro, ir pasadoblį, ir visą kitą. Pasadoblis jau čia labiau būna, kad pasadoblis savivertės iš karto. Tai Jo. O jeigu reikėtų panaikinti kažkokį tais mitą apie savivertę, kokį mitą norėtum panaikinti? Tai kartais žmonės įsivaizduoja, kad tie, kurie turi aukštą savivertę, tai jie atitinkamai arba atrodo, arba yra pasiekę, arba garsiai reiškiasi, arba garsiai šneka, arba visai, kai yra, nežinau, kažkaip apsirengę ar pasidažiusios moteris ir taip toliau. Tai nieko bendro neturi su savivertė. Taip, visa mūsų realybė, tiek mūsų santykiai, sveikata, vis dalykai yra mūsų savivertės atspindys, bet kartais žmonės šitą supranta labai taip tiesiogiai ir paviršutiniškai, bet čia yra labai daug niuansų. Nes jeigu kažkas turi milijonus dolerių, tai nereiškia, kad jau labai aukšta savivertė. Tai reiškia, kad tiesiog jau milijonam dolerių yra normalus standartas. Bet visa esmė yra tavo santykis su tais milijonam dolerių. Ką tau apie tai reiškia? Nes yra daug labai žmonių, kurie yra labai turtingi, bet nesijaučia viduje verti. Ir kartais tas nevertumo jausmas tampa draivu siekti daug, ar ne? Arba paimkim, tarkim... Man atrodo, mačiau tokį podcastą, kur iš tikrųjų buvo ištirta apie sėkmingiausius žmonės, kad vienas iš pagrindinių savybių, kad turi labai labai sėkmingi žmonės, tai yra tie, kurie turi didžiausią imposterio sindromą ir tie, kurie, turi būtent tą didžiulį nepasitikėjimą savimi ir didžiulį nevertumo jausmą. Tai tarsi iš to labai labai noro gauti pripažinimą, jie ten labai stengiasi, varo, dirba. Taip. Ir visą tai mes turim suprasti tuos niuansus, nes aš dažnai irgi sakau, kad tavo realybė yra tavo savivertės atspindys, bet vėlgi yra tų subtilybių, ar ne, čia. Nes pavyzdžiui, ar ne, gali būti moteris, kuri ištekėjusi už vyro, kuris yra multimilijonierius ir yra tenais namai, lėktuvai ir visa kita, ir gal atrodo, jinai turi aukštą savivertę, bet tas vyras niekada nebūna namie ir nejaučiasi nuolatos vieniša, ir kad tai turi kiek tenais auklių ir namų tvarkytojai, bet jaučiasi palikta, ar ne? Ar kita moteris, ar ne, galbūt neturi tiek pinigų, bet gyvena su vyru santykiu, ar ne, ryšį, kur jie daug laiko leidžia kartu, kur yra intimumas, kur yra draugystė, ar ne? Tai kuri moteris yra vertesnė, ar ne? Ir vėlgi negalima lyginti. Šitos savivertė yra 7, šitos 9,5, ar ne? Šitos 3. Tai nėra tokio dalyko, ar ne? Čia yra tavo santykiai su savim, tai yra nepamatuojama, bet vėlgi grįžta į tą savivertės apibrėžimą. Ką tai reiškia, ar ne? Kad tu esi visiškai tiesoj su savim. Kiekvienas mes turim skirtingus norus. Ko aš noriu, kaip aš noriu gyventi. Aš jaučiuosi kaip
nežinau, laimėjus milijonus, ar ne, aš jaučiuosi, mano gyvenimas dabar toks, kokio aš noriu. Kitam kažkam atrodytų gal, o ne, bet jinai tenais neturi to ar ano, ar ne, o kitam atrodytų, wow, iš viso tenais nerealu. Tai irgi negali matuoti su kitais, bet turi pasimatuoti labai nuoširdžiai su savim, ko aš noriu. Tai va tas mitas yra, kad va ta paviršutiniškai va tiesiogiai, kiek tu turi pinigų, tiek, jeigu daug turi, tai aukšta savivertė, jeigu mažai, tai ne, bet yra daug tokių niuansų. Taip. Kiekvienas atvejis individualus. Kita tema - pinigai, gausa. Irgi ko gero visiems aktualiausia, įdomiausia tema. Ir visą laiką norisi sužinoti kažkokių tais manifestacijų būdų, metodų, kaip pritraukti tą gausą, tos pinigus. Ką pastebė pas Lietuvos klientas, kokį dažniausią pinigų šešėlį jos nešiojasi? Nesu verta. Yra tokios lubos, ar ne? Kiek yra vat rinkos kaina ir aš va taip neleisiu savo peržengti tų ribų. Čia yra va tik tais aš tiek esu verta, aš neturiu ar tai patirties, ar čia yra Lietuva, tai jau tik tais tiek galima uždirbti, ar dar kažkas, ar ne. Tai va tos lubos, kurios sugrįžta į tą va nevertumą. Aš neverta va turėti tiek pinigų, aš neverta uždirbti tiek. Tai va tas nevertumo Šitą jausmas. pagrindinę nešios. O jeigu galėtum įrašyti kažkokią tais vieną mantrą visoms Lietuvos moterims, kurios nešiotųsi ją telefone, kokią mantrą įrašytum? Galbūt, kad pinigai kaip oras, visur jie aplink mane. Ir pastebėti, ar ne, kiek yra visur aplinkui daug turto. Šitą aš iš tikrųjų pritaikiau, dalyvau kažkada Ošos programoj, kaip tik, kai pradėjau daryti ekstatikus, iš tikrųjų. Kai pradėjau daryti ekstatikus ir be galo bijau, nes ten buvo tokia istorija, kad tiesiog aš dirbau marketinge, pasikėliau kainas, pusė klientų nukrito, man reikia važiuoti į Aziją, žiūriu į tą aparatūrą, reikia daryti tos ekstatikus ir ten buvo pastabę apie savivertę, apie gausą ir apie magiją, man atrodo, toksai 3 paskaitų ciklas. Ir buvo vienas iš tų metodų, kur tiesiog reikia eiti ir visur stebėti, nu, tą visą gausą aplinkui, kiek medžiai, parduotuvės ten gausa, kaip aš visko daug turiu, visą kitą. Nu, ir va taip, kad, žodžiu, tiesiog vaikščioti ir taip viskuo džiaugtis, viskuo gerėtis, tu vadini gratitude on steroids, ar ne, visą šitą. Ir aš iš tikrųjų taip 2 savaitės vaikščiau, nes su savim gyvenau, nebuvo aš tai kažkokių tokių. Ir tikrai suveikė, tai buvo toksai didžiausias toksai, nes ten man pradėjo ir kakavo, vienu žodžiu, pasiūlė nemokamai renginiui duoti. Ten kažkas dar kažką tai suorganizavo, nu, kad tiesiog tikrai pradėjo jausti, kaip taip dar labiau viskas auga, viskas pildosi. Nes Tai mes, dar pridėsiu gal šitą, kad mes galim gyventi 2 skirtingose paradigmose, ar ne, kad vienur yra gausa ir viskas egzistuoja. Ir mes gaunam viską, ko norim gyvenime per santykį. Ar ne? Pavyzdžiui, aš pinigus gaunu per santykį su klientais ar su klientu, ar ne? Tai viskas, ko aš noriu, jau egzistuoja. Jeigu viskas egzistuoja, aš viską galiu gauti, tai nereiškia, kad gausa, kad aš viską turiu čia savo ant kelių pasidėjus, nes jeigu viskas, ko norėčiau būtų ant kelių, čia būtų juodoji skylė ir viskas neišlygtų, nes neįmanoma tokio svorio laikyti, ne? Bet viskas jau laike ir erdvėje, nebūtinai šią akimirką, bet ateityje ar praeity viskas jau egzistuoja. Tai kai pamatai, kad visur yra galimybės, tavo klausimas yra, kaip aš galiu susijungti su tuo, ar ne, kažkokiu rasti tą ryšį su kažkokiu žmogum, ar daiktu, ar situacija, kuri man leistų susijungti su tuo. Ir tada yra tokios infinite possibilities. Ir kai tu visur pradedi matyti, jau pradedi patirti ir tu susijungi, susitapatinti su tuo dažniu. Ir man nebūtina visko turėti savo pačiai. Užtat man patinka gyventi šitam rajone, Hampsteade, kur čia aplinkui pilis ir taip toliau, ir gražus visas rajonas, ir aš einu, ir aš jau čia jaučiuosi, nes yra vibracija visai kitokia, negu ten rytų Londone ar dar kažkokiose turistinėse centro Londono vietose, ar ne? Bet man neturi visą tai priklausyti. Ir apskritai žmonės galvoja, kad jeigu aš esu gausoje, reiškia, tokia pinigų suma turi būti mano sąskaitoje, šitas namas užrašytas mano vardu, bet realiai tie pinigai tau nepriklauso. Čia aš primenu savo, just numbers on a tin. Ir aš žiūriu į pinigus kaip tiesiog it's flow. Čia nei mano, nei tai, tiesiog eina per mane, ne mano, ar ne? Taip. Kad ir legaliai, tarkim, namo dokumentai, ar ne, priklauso tau šitas namas, bet realiai tau nieks nepriklauso, nei žemė, nei namas. Čia tiesiog yra susitarimas legalus, ar ne, ir taip tas galioja legalioj toj paradigmoj, bet realybėj
žemė, medis, jam nerūpi žemė ir medžiai, ar tai kam jisai priklauso. Mes kažkada juokavom su Veronika, tokia turiu draugę, kuri Balyje daug metų gyveno, astrologė yra. Irgi būtent apie tą gyvenimą gausoje, sako, jeigu kas nors pamatytų, kiek iš tikrųjų yra mano banko sąskaitai, nustebtų, žinau, ten pasiekti, ten su jachtom važinėja, žinai, ten kažką tai veikia, visą kitą. Na, tiesiog, kai būna tos gausos energijoje, tiesiog dalykai vyksta, tai labai iš tikrųjų iš to juokiamės, kad labai dažnai ateina tai būtent mes lietuviai taip esame įpratę pririšti gausą prie finansinių dalykų, prie tos, bet ta gyvenimo kokybė, kaip tu gyveni, ką tu valgai, kas tave supa, nu, visa tai yra ta gausa. Tai. Ir tai juokavom iš to, kad jau kažkada kas nors pamatytų, kokias yra mano banko sąskaitai, nustebtų, nes jaučiu, žinai, iš socialinių medijų susidaro įspūdį, kad ten labai, žinai, uždirbi ir ten esi vyva kažkas. Ir kiti žmonės nuolatos gyvena trūkume, kad ir kiek turėtų ten milijonus, turi sąskaitą, visai, kad trūksta ir taip toliau. Ir kai trūksta, tu matai visur trūkumą ir susikuri trūkumą. Arba matai, tiesiog tavo pasąmonė, tavo filtras visur skanuoja tą trūkumą. Kai tu gyveni gauso ir matai gausą ne tik į pinigus, bet, pavyzdžiui, man gausa yra gyvent šalia miško, gyvent šitam rajone, gyvent taip, kad aš galiu pirmadienį ar antradienį po pietų eiti tiesiog pasivaikščioti su šuniu, ne, pati dėliojasi savo laiką. Tai man čia yra didžiausias laimėjimas, nes ten kiti multimilijonieriai ten neturi laiko, neturi tokios lakščiui. Tai čia man yra aukščiausia prabanga. Jiems po to reikia healingo visiems. Taip. Žinau, kur ateiti. Taip, tai pradėjom kalbėti apie healingą, pakalbam apie labiausiai spicy temą, ko aš jau labai noriu iš visko išsiklausinėti, tai šamanizmas. Labai įdomu sužinoti, kaip tau buvo, kaip atsitiko. Kaip tu atėjai tą šamanizmą, kaip sutikai savo mokytoją, kokia buvo ta tavo kelionė, kokia buvo ta diena, kur I have to be a shaman. Niekada nenorėjau būti šamanė, niekada nenorėjau būti nei coacherė. Aš kaip sakau, nepasirinkau savo misijos, mano misija pasirinko save, mane, bet aš išėjau iš savo, kai man buvo 25, 26 turbūt jau metai, išėjau iš korporacinio savo darbo, viską išpardaviau, one way ticket į Tailandą kraustytis, bet man tada susišvietė, kur visiškai nelogiška. Visiškai, ypač su biudžetu, kur ten iš santaupų, ar ne, į Tailandą per Indiją ir pabūt 1,5 mėnesio Indijoje. Ir tenais tiesiog aš klausiau savo širdies ir man ten pamačiau tantros workshop. Ir net nežinau ką ta tantra reiškia, bet tiesiog buvo toks kaip magnetas, viduje žinau, kad man čia nais reikia. Ta savo eksus, buvau su savo eksu, įkalbėjau, kad mums ten reikia dar ten brangiai kainautas 5 dienų retrytas, bet įkalbėjau, aš ten visai pasidelkiau, kad man ten nais reikia. Ir tenais įvyko mano tas pirmas toks kundalinė awakening, tas nubudimas kundalinio energijos ir ne tik tai supratimas čakrų, nes anksčiau iš jogos buvau girdėjęs, bet pajautimas ir aktyvavimas visų čakrų. Ir tada sutikau kitą tokį vyrą, kur ten buvo irgi su savo žmona, jis buvo šamanas, gyvenantis Anglijoj, bet iš Peru tradicijos atėjęs ir jis daug metų ir ten džiunglėse Peru gyvenęs ir taip toliau. Ir mes ten kažkaip labai susidraugavom ir žinai, kaip buvo toksai kaip sielos ryšys. Ir aš po to viso retryto taip žiauriai susirgau apsinuodėjimu, kur Indijai labai dažna, nevalgykit salotų Indijoje, nes aišku, kuri plauta. Ir man ten 7 dienas, visiškai nieks nepadėjo, jis buvo ir akupunkturistas. Ir tada jį kažkaip pasikvietė mano eksai, man įsidėjo adatas ir man kaip išgyjo iš karto viskas. Ir mes ten susidraugavom buvom ir jis pasakė, sako, you have a gift. Sako, tu turi healing gift. Ir jis mane nusintė pas ten vieną tokį, kuris darė, treinino healingus daryti. Ir aš nuėjau ir mano tokia kažkas ne taip apie šitą. Kažkaip nerezonuoja, nepatiko man tas vyras. Sakau, kodėl tu galim tu mane inicijuoti? Ir okei, sako, tada 9 dienas mes nuo ryto iki vakaro visas tas iniciacijas, Moon Key Rides, jeigu kažkam kažką sako, ta sena tradicija, inicijavo, išmokė mane tos healingus daryti. Ir tada aš po to persikraušiau į Tailandą ir dariau karts nuo karto tos healingus, bet dar tokia buvau irgi jaučiausi imposterė, ar aš galiu, ar aš jaučiu, ar aš iš tikrųjų taip jaučiu, ar aš iš tikrųjų galiu tą energiją naudoti ir taip toliau. Ir tą dvasinę savo dar pusę, pirmus net ir veiklos metus taip slėpiau. Ar ne, nenorėjau irgi būti, kad dar tais laikais 2012 net, kad aš eidavau medituoti vienuolynus, kitam man tėvam atrodo, kad ten budistų vienuoliai tave
mūsų aušra tenais nuplovė smegenis ir taip toliau. Dabar tai meditacija yra mainstream, ar ne? Jeigu kažkas nemedituoja, kas su tavim blogai, ne? O tada buvo meditacija ir visa kita. Tai aš taip slėpiau tą Čia buvo ta spiritual. pradžia, ne? O Jo. dabar tu turėjai tą 8 metų mokymą, ne? Kur yra Taip. kiekviena kryptis. Tai čia toks Taip, ir po to, kai po to atsikraušiau į Londoną, tas pats mano mokytojas, tada mes palaikėm karts nuo karto ryšį, susitikdom kartą metuose, kartą per 2 metus, jis mane supažindino su dabartiniais mano mokytojais, kurie gyvena Anglijoje, ir aš pradėjau visą tą kelionę tiek su gamtos medicina, tiek su Shamanic Medicine Wheel, kur yra visa tradicija, visi mokymai. Ir pernai vasarą užbaigiau paskutinę, nes yra 5 iš viso tokie kaip kursai, mokymai ir užtrunka metus, 2, 3, kiek nori gali integruoti visą tą. Tai aš pernai metais paskutinį jau direction. Gauni kažkokias tai žinias kažkokias tai išminti, namų darbus, ir tiesiog tu esi viena laisvai turi visą tai integruoti kažkokią tai laiko dalį, ar ne? Ar yra kažkokia tai, nežinau. Savaitę vyksta intensyvūs mokymai ir nes ne tik tai žinios, bet yra visos iniciacijos, ar ne? Tai pavyzdžiui, vakarų kryptyje yra patiri savo laidotuvės, ar ne? Tai yra visa laidotuvių ceremonija, kur palieki savo visą gyvenimą ir tenais labai emociškai, ir tada tu išsakai, kai kiti stebi viską, kas neišsakyta. Po šito kurso dažniausiai pusės nebelieka, ne? Iš tikrųjų, jo, kai kurie ir užtrunka, nes pradedi nuo pietų krypties, po to yra vakarų kryptis, po to šiaurė ir rytai paskutinė, ar ne? Tai gali užtrukti kiek nori kiekvienoj krypty. Tai pietus man buvo ganėtinai tokia lengva kelionė, nes aš jaučiausi, kad jau metus prieš tai jau pradėjau visą tą procesą, nes jau prisainapinau, bet reikėjo laukti, aš jaučiau, kad tam, nes pietus yra apie paleidinėjimą, tai yra gyvatės archetipas, tas serpent, ir tu paleidinėjai savo senas tam visokias identitetus ir taip toliau. Vakarų kryptis yra apie viskas apie šešėlių darbą, yra jaguar, tai kaip čia jaguaras ar ne, tas archetipas, ir tenas yra pati tokia sudėtingiausia ta kryptis, ten kur laidotuvės vyksta, ir aš po to viso treningo galvojau, jau viską išdirbau, visus savo šešėlius jau pamačiau, jau viską čia žinau, ir po to taip gyvenimas tėškė tokių dalykų, nes tai yra ir apie baimės. Tokių, kur iškilo baimių, kurių net nežinojau, kad turiu. Ten mirties baimė, visokių, ten tokių dalykų gyvenimas pametėja. Ir su to šamanizmo, to medicinu jau taip ir vyksta, kad tu kokią temą tu mokais, praeini savaitės mokymų, po to tau pats gyvenimas taip pametėja visokių dalykų. Tai man labai gerai priminė, dabar aš atsimenu, kai buvau po Vipasanos ir Aušaky šiek tiek mentoriavo mane. Tai skambinau Aušaky, sako, tu tik tais nieko nedeklaruok dabar po tos Vipasanos, nes labai dažnai žmonės būna, išeina iš Vipasanos, viską supratau, viskas man aišku, nušvitau, sako, tu tik tais atsargiai žinok, nieko nedeklaruok, nes po to, sako, jeigu padeklaruosi, ateis iš karto pamokas, aš atsimenu tokį tavo. Tai integruoti irgi gali deklaruoti, bet pirmą turi išbūti ir įkūnyti, kad žemiau nueitų visas tas žinojimas. Taip, tai aš pastebėjau, man po tos Vipasanos, taip viskas, ką aš pati pričinau, ką pati mokiau, ką pati per Reelsus ten kažkaip tais pasakojau žmonėms, tai viskas taip į mane. Į mane. O aš, pavyzdžiui, tą vakarų kryptį, kai padariau lapkričio mėnesį, aš iš karto jau sign-upinau daryti jau šiaurę, aš jau pasiruošus, gegužės mėnesį, tada periskedžiulintas mano mokytojai, ten turėjo sveikatos problemų, po to turėjo būti Liepos mėnesį, vėl perskaičiau, aš galvoju, kiek aš galiu, tie metai man buvo, vieni tokių sunkiausių, visos nevertumo didžiausios žaizdos, atmetimo, ta baimė, prisirišimo, viskas taip iškilo, kad ir taip gyvų momentų, ne? Dabar tai atrodo, ką tenais išpaprocesinsi, bet kai yra tai viskas gyva, tai buvo... Wow. Jūs tose mokymuose dalyvau, kadangi tam šamaniniam healing'e, kur tikrai paliko didžiulį įspūdį tas švelnumas, tas gylis, tas toksai subtilumas, tos visos ikaros, ne, vadinasi, ispaniškos. Ir tas ir tas visi tie įpūtimai, toks tikrai visai kitoks, kai esi daug visokių kažkokių tais praktikų bandžius, visai kitoks pojūtis yra. Tai per tos mokymus irgi jūs ten kažkaip mokotės viso to, ne, kaip reikia vesti, ar ne, kaip reikia dainuoti, kaip ten reikia ką, ir taip vieni kiti modeliai esat, ar ne, viskas tas yra, vyksta ta tokia treniruotė, ar ne? Taip, tai tas visi mokymai vyksta vien iš dalies per savo visus procesus, ir po to išmoko healinti, ir po to vienas kitam, ar ne, praktikuojas, ir po to turi turėti atitinkamai case studies padarytų healingų, nes kiekvienoje kryptyje yra skirtingi
Taip, ir gauni irgi ten sertifikatą, Certified Shaman. Geras. Jo, ir po kiekvieno to yra skirtingi įgūdžiai, kuriuos išmoksti. Ir po to, pavyzdžiui, po vakarų buvo šiaurės, ar ne? Tas tai šiaurės tai man buvo pats lengviausias, nes jis yra hummingbird, kaip kolibris, man atrodo, lietuviškai. Ten viskas apie magic ir joy, ir čia mano yra tokia, home frequency, žinai, kai man natūraliai viskas išeina, abundance, magic, joy ir visa kita. Tai va šitą man ir aš pasilikau 2 metus, toj buvau, neskubėjau, niekur kito daryti. Man labai fan ir iš karto po to treningo, tenas viskas irgi apie manifestavimą, po tos despačio, kur irgi despačio mokinau, kaip daryti toj narystėj. Tai yra manifestavimo tokia šamaninė praktika, po to po 2 savaičių sutikau savo partnerį, tiesiog buvo tokia magija visiška. Ir to praktika tai yra Vision Quest, kur palieka 24 valandas gamtoj, be palapinės, be nieko, tiesiog be maisto, su vandeniu tik tais ir su savo rattle ir turi susijungti su žeme, su spirit. Ir visas šitas medicine wheel training be jokios ayahuaskos vyksta. Ayahuaska čia yra kitas kelias, bet čia tiesiog viskas... Ką šiek tiek noriu paliesti, nes Lietuvoje bent jau iš to viso paveiksliuko, kurį stebiu, kurį matau, labai dažnai mėgsta save šamanais vadinti tie žmonės, kurie daug ayahuaskos yra, žinai, išgėrę ir ten patyrė, matyt, kažkokias tikrai gilias patirtis ir galbūt tikrai praktikuoja kažką, tai supranta, kažką girdėjo, galbūt kažką tai šiek tiek ir mokėsi, bet kaip tu manai, kaip tu galvoji, nes man tai atrodo, kad čia nėra tokie, žinai, juokingi dalykai, čia rimti dalykai yra ir rimta yra tradicija, proprotys kažkoks tais, ar ne? Ką tu galvoji apie tai, kai vat, yra tuo užsiemama, arba žmonės eina pas tokius žmonės, kurie nėra praėję visų tų, žinai, iniciacijų, tų 8 metų, tų visų krypčių, įgavę tas tikrai patirtis žinias ne tik per gamtos mediciną, bet realiai per darbą ir per mokymąsi. Kokia tavo nuomonė apie tai yra? Matai, per gamtos mediciną, tai tu negauni įrankių, kaip tau gydyt, nežinau, galbūt ten tu gali pasimti tada kaip ayahuasca, ar ne, kaip spirit tave, kad mokytų, bet tada visai kitoks būtų procesas, ar ne, bet tu neišmoksti kitam perteikto, ne, tai tu gali patirti kažkokias patirtis būt, bet nežinau, nesakau, kad neįmanoma, nes ne man spręs, ar kažkas gali vadinti šamanu ar ne šamanu, aš pati turėjau net ir praėjus tos visus mokymus ir klausiu su savo mokytoja, sakau, tai yra okei, žinai, sakyti, šamantas, sako, jo, tu esi jo medicine woman, tu esi praėjus visą kitą, gali vadintis, bet aš sakau, niekada nenorėjau būti šamanu ir nesakau, kad tam šamantas, žinai, jeigu išeina iš pokalbio ar kažko. Aš šamanė. Tai sakau, niekada nenorėjau vadinti, jeigu kažkas nori labai vadintis, man būtų tada klausimas visai, kokia tavo motyvacija, kodėl tu nori vadintis. Jeigu gali būti taip, kad žmogų tikrai kviečia sielą ir jo rezonuoja ir visa kita, bet tuo pačiu tu gali viską ten savy pereit, bet ar tu turi įrankius, ar tu žinai, kaip daryti tą healingą, ar tu gali sukurti erdvę saują. Nes ar ne, kai mes darom tą healingą, tai nėra, kad tenais tiesiog padainuoja, ar ne, nes tu laikai erdvę physical, ar ne, fizinėje erdvėje šitą tavo kūnas, ar ne, astralinėje erdvėje ir dvasinėje erdvėje. Tai irgi komunikuoji ir mane veda, ar ne, kaip sako, the spirit leads me. Kiekvienas gydymas yra kitoks, tai, žinai, jeigu kažkas gali tai natūraliai iš savo prigimties daryti, tai gal ir gali, aš nežinau, bet turbūt turėtų pasitikrinti, iš kur ateina ta intencija. O radai savo atsakymą į klausimą, gal šito klausimą ar neklausai, gal man čia tiesiog kyla šitas klausimas, vis tiek ar ne, yra ten Indija, indų kažkokios ten tradicijos, ar ne, čia yra Pietų Amerikos kažkokia tais tradicija, o tu esi lietuvė, ar ne, gyvenanti Londone, ar tu buvo iškilęs toksai klausimas, kaip taip atveda tave į tokią, ar ne, visiškai atrodo kitos šalies, kitos kultūros kažkokia tais gydymo tradicija. Ar čia yra susijęs su praeitais gyvenimais, ar čia tiesiog, taip siela reinkarnuojasi, kad būtent šitam gyvenime turi patirti, kad viskas šiais laikais, šiam pasaulyje yra šiek tiek taip per tą globalizaciją susimaišę, ar ne? Šamanai gyvena didžiausiose miestuose, anksčiau gyvendavo džiunglėse. Ką tu apie tai galvoji, ar tu kažkaip tai kažkokį tokį paaiškinimą turi visam šitam momentui? Matai, pirmiausia, gal apsibrėžkim, ką reiškia tas šamanas ar šamanizmas, ar ne? Šamanizmas nėra religija ar kažkokia tenais būtinai dvasinė praktika, tai yra way of life, ar ne? Ir anksčiau daug kur buvo visai pasaulyje šamanizmas. Tai žodis, kad šamanas ateina iš Sibiro berods, ar ne? Iš to, kad tas šamanas. Pavyzdžiui,
ta Kaunuose gyvenantis Kero tradicija, kurio aš esu inicijuota ir mano tas visas medicine wheel iš to ateina, ne? Jie savęs šamanais nevadina. Jie vadina pakos, tai kaip priests, ar ne? Ir arba medicine woman, medicine man, čia angliškai, jie net angliškai nešneka, ar ne? Yra per vertėją viskas. Tai šamanizmas tai apskritai tai yra toksai požiūris į gyvenimą, kad viskas yra susiję. Mes nesam atskiri nuo žemės, mes esam vieni su žeme, mes esam susiję su kitais, viskas yra per ryšį, ar ne? Tas ainiai, ar ne? Tas vadinamas jų, kur ryšys, ar ne? Mes tai, kad turim sveiką ryšį turėti. Tai viskas apie tą yra, esmė čia yra, ar ne? Meilė, ryšys, vienybė, harmonija, ar ne? Tai, kad šamanai gyvena tenais tik tais kažkur tenais Pietų Amerikoje, nes tenais išliko, ar ne, tos tradicijos. Ir irgi ten daug kur krikščionybė perėmė, ar ne, po visų ispanų, tų konkistadorų ir taip toliau. Bet išliko, ar ne, ypač kalnuose ir džiunglėse, kur nepasiekė to, išliko dar ta tradicija. Lietuviai, pagonybė, lygiai tas pats, ar ne, tik savo dievus turėjom, bet lygiai tie patys principai, sujungimas su žeme, energija ir visa kita, ar ne. Tai ta šamanizmas nėra kažkokia naujovė ar dar kažkas, čia tiesiog yra žmogaus ta čia prigimtis, ar ne? Kadangi pagonybė nėra išlikusios, aš nesusidūriau, ar ne, bet kai susidūriau su šitų šamanizmo tradicija, man iš karto tiesiog jaučiuosi kaip namuose, atrodo, viską, ką man moka, aš atrodo nesimokau nuos informacijos, aš prisimenu. Man viskas made sense, kaip daryti energijos healing, viską, atrodo, prisimenu ir kiekvieną kartą atsidūriu kaip namuose. Pakos, ar ne, iš to Andų kalnų, va ta vat linija, jie žiūri taip, kad jeigu kažkas rezonuoja, your Andean soul, ar ne, kad tu ateini tavo sielą iš čionais atėjus ir jie kaip tik nori dabar skleisti. Ir ta Mesa Carriers, kur vakar matei mano Mesa, kur yra tas healing bundle su savo visais tais dalykais, will heal the world. Ir na, jų yra profesija visa apie tai, kai nutirpo nuo kalnų, nuo tų Rainbow Mountains sniegas, tada reikia pradėti tos visus skleisti savo žinias, ar ne? Su Native Americans Amerikoje yra kitaip, nes jie turi tą culture appropriation, kadangi juos abiejų išnaikino, jie turi tą visą traumą, jie kitaip žiūri, kad jų mokymus kažkas perima, ar ne? Bet su šitais Andean tradition, tai jie žiūri, kad valio, tik tai skleiskit visą, nes pasaulyje šito reikia. O kokia yra tavo kaip modernios mieste gyvenančios šamanės rutina? Ką tu darai? Savo kažkokius tais? Tai mano rytinė praktika yra paprasta ir ta šamanizmas neturi būti būtinai apie ten kumbają, visi dalykai, ar ne, ten degint, smilkaus, viskas yra fainai, bet esmė yra, turim grįžti visą laiką prie esmės, esmė susijungti su savim, pasitikrinti, ką aš jaučiu, susirinkti save į visas dalis. Tai mano praktika yra paprasta ganėtinai, aš turiu žvakę dedikuotą tam, uždegu žvakę, pasakau savo atitinkamas mantras, ką aš manifestuoju, kartais padainuoju Ikaro, kartais padarau somatinę praktiką, tokia iš pajautimo, ko man reikia, kad susijungčiau su savim. Ir anksčiau darydavau kažkokias labiau tokias dedikuotas praktikas, o dabar mano praktika yra labai klausyti savęs ir duoti savo, ko reikia. Ar net ar maudantis duše, ar gaminant valgint, ar visur kitur, aš esu kaip ir praktikoje, nėra, kad čia yra praktika, o čia kasdienis gyvenimas. Kaip mano ir santykiai yra praktika, ir buvimas su vaikais, ir net ten gaminimas vakarienės, ir prie stalo sėdėjimas irgi yra praktika. Tai pasidaro toks visas gyvenimas, ne tai, kad apie šamanizmą, bet apie tą ryšį patį giliausią principą. Čia kaip apie meditaciją kalba, aš niekada anksčiau nesupratau, kai sako, kad reikia išmokti medituoti tam, kad po to meditaciją galėtum įsinešti į savo gyvenimą. Ir man atrodo toksai... Taip. Ir po vipasanos aš supratau, ką tai reiškia, kai tu tą būseną, tą state of mind, to kaip tu jautiesi, tu su to pradedi daryti dalykus, dirbti, gaminti valgyti, bendrauti, būti. Taip. Tai ko gero su visais kitais dalykais tas pats ir kaip visada paprasti, bet genialūs dalykai. Visi tai tokie, ar ne, bet žmonėms vis tiek programos kažkokios tais pakiša koją ir vis tiek išsidarkom, išsibalansuojam ir vėl reikia grįžti prie tų pačių kažkokių tais paprastų dalykų. O jeigu reikėtų parekomenduoti vieną šamaninę praktiką žmonėms, kurie stebi, kurie žiūri, kur sakytum, šitą reikėtų daryti kasdien? Nežinau, ar čia nėra būtinai šamaninė praktika, bet šamanizmo pagrindinis principas - susijungti su savim, atsibudus ryte, nežiūrėti telefoną ar ten dar kitus, ar dar kažką, bet uždėti ranką savo ant
širdies ant pilvo įsiklausyti save, ką aš dabar jaučiu, ko man reikia, kas man vyksta šiandien, ką šiandien turiu daryti, ne, ir tiesiog susijungt su savim. Ir iš pat pradžių šitą kai kuriems žmonėm, kurie labai atsijungia nuo savęs, būna tokia sudėtinga praktika, aš savęs negirdžiu, aš nežinau, kas vyksta, nesuprantu ar ne, bet tada esmė tikrai yra tas consistency, klausti kiekvieną rytą ir užsitarnauti tą vėl pasitikėjimą savim. Nes jeigu savęs negirdi, vadinasi, daug labai savęs apleidimo yra ir tam reikia įdirbio. Nes jeigu dažnas pas žmonės, labai dažnas toksai, bet aš negirdžiu, man nesigauna, aš nesuprantu, man tai yra taip keista, kaip tu gali, taigi tu savęs klausi, taigi tu viską, žinai, taigi tu žinai, tau patinka sūris ar ten surelis, ten mėgsti braškį ar mėlynį, žinai, tai čia taip pat, nu ko aš noriu, bet žmonėm būna ant tiek ir užtilęs tas balsas yra, kad ne, aš laiką būna nustebus, negalima stebėtis, bet man būna wow. Ja. Nes jeigu šito nėra, tu gali ten degint, smilkaus, kumbają, dainuoti ir ten ką tik nori daryti, bet vardan ko. Tai čia gaunasi tik tais pantomima, ar ne, kažkoksai fasadas. Ar ne, bet viskas mano visuose mokymuose yra ne apie fasadą, paviršių, bet iš pat pagrindo. Ne? Ir tada jau kai pagrindą pakeiti, jau tada fan. Ir ten, pavyzdžiui, smilkaus kiekvieną dieną aš deginu. Ir šitus savo visokius dalykus ten deginu ir Palo Santo ir tenais fainis man patinka ir ten kvapai. Ir tas sukuria tokį magijos prisiminimą. Man patinka toj magijoje gyventi. Ne? Bet be tos esmės tu nieko nepadarys tą magiją. Paskutinis toksai rimtesnis klausimas, jau po to prieisim prie tokių greitesnių klausimų ir po to bus dar auditorijos klausimai. Klausimas apie dvasinį ego. Ar yra tekę susidurti gyvenime, vis tiek praktikuojant, darant, einant tą kelionę su kažkokiais tokiais dvasinio ego sužydėjimais, būna kartais po to, kad atsisakėt gal šiek tiek ir kaip pavyko sušvelninti tos momentus. Ar buvo daug kažkokių tokių patirčių? Tai apibūdink dvasinį ego, nes kiti gal gali skirtingai suprast. Kaip būna užauga sparnai, ar ne, kur tiesiog jau taip sudieviškėjai tarsi, ar ne, ar ten, visiems būna skirtingai kažkokie tokie momentai, bet dažniausiai būna jau, kad sudieviškėjai, tokie labai sparnai užauga, žinai, kur po tos, Dievas dažniausiai nuleidžia ant žemės ir gauni tokios pamokas, kad, ne tu čia Dievas, bet... Taip. Ja. Tai yra gal buvę tokių momentų, bet kadangi mane gyvenimas greit nuleisdavo, tai kažkaip arba... Dažni buvo šitie momentai, kai nuleisdavo ant žemės. Nuleisdavo gal čia šitas, bet dabar taip reflektuojant, svarbu, visi mes turim ego. Ar ne dvasinis ego, tai tas pats ego, tik tais dvasinė kepurė užsidės. Tas dvasinis ego, kur tikrai pradėjo jaustis, toksai šiek tiek geresnis. Taip, suprantu, ar ne šitą. Tai labai svarbu atpažinti tą savyje ir jeigu ir iškyla kažkas, aš matau tą savį. Tai čia yra tas grįžtant, ar ne, gyventi tiesoj su savim ir pamatai ir netiduodi vairo tai daliai. Žinai, neleidai patikėti savo. Sak, kai iškilo man dvasinis ego. Pavyzdžiui, ar ne, deitinant būdavo tas, ar ne, kai deitinau, ten 4 metus buvau single, ten trumpose kažkokiose keliose santykiuose, bet buvo tas raidavo ir po to, I'm too good for civilians. Ne tai, kad too good nesakydavau tai, bet kažkaip I'm done dating the civilians, ar ne? Nes aš jaučiausi pranašesnė, ar ne geresnė, tai šitas, čia ego momentas. Bet tiesos tame buvo, ne dėl to, kad aš geresnė ar blogesnė, bet nesutampa mūsų sąmoningumo lygiai. O dabar, kur esu su partneriu, kur sutampa mūsų sąmoningumo lygiai, bet atėjom iš skirtingų kažkokių kampų, vienas kitą mokom, bet tu jautiesi tam pačiam kanale. Nes kartais būna, kad ir kokia ten stipri trauka, ar fizinė, ar taip toliau, bet tu jautiesi tokiam skirtingam, skirtingam dimensijoje, žinai, su žmonėm, kur kitoks visai sąmoningumas. Žinau, tikrai, man atrodo, visi žino. Ir tada, tai gali sakyti dvasinis ego, bet tuo pačiu, yra tame tiesos. Bet buvo toksai momentas anksčiau, kai tėvai buvo gyvi, ar ne, kad jaučiausi aš geriau už juos žinau. Ir tuo pačiu dvasiškai sąmoningai aš tikrai daugiau apie save žinau, negu kad jie žinojo, ar ne, tai irgi čia dvasinis ego. Tai tas, kur yra tiesos, bet gal ego ateina tas, kad aš geresnė, aš ar taip toliau. Tai yra buvę tokių momentų, sakau, tiek datingė, tiek su tėvais, tiek gal su kažkuo ten pasilyginant, ar ne. Bet dabar irgi iškyla kartais, ar ne, su kažkuo, bet tada pagaunu save ir kartais būna, gal aš pasijaučiau kažkaip
neverta kažko, ir tada, aš geresnė, ne, tai labai svarbu su savim būti atvira ir tada, dar ta dalis iškilo, kai prigausiu ir tą dalį, duosiu jai meilės atjautos. Ir svarbiausia savo ego, man atrodo, blogiausia tas dvasinis ego būna out of control, kai žmonės galvoja, kad jau nebeturiu ego. Jau nebeturiu ego, tada yra ego pačioj labiausiai inflamed. Tada reikia bėgti, kai žiūrėti, kad žmogus tai pasako, reikia bėgti. Bet šito niekada Dar neteko. neteko, man atrodo, visai, kad toks humbleness gal išliko, kad, nes jeigu gal neturi ego, tai čia didžiausias blind spot, reiškia, kad tu kaip tik, ne tai, kad atgal, bet gal tokia yra fazė praeiti. Gerai, o dabar greiti klausimai. Ką labiausiai vertini? Ką labiausiai vertini? Meilę. Meilę. Oša, pisla. Meilė tiesa. Tiesa labiausiai vertina. Ir man atrodo, žemos savivertės žmonės bijo tiesos ir vengia tiesos arba tiesa juos triggerina ir skaudina, ne? Bet aukštos savivertės žmonės nori tiesos, kad ir kokia jinai būtų nepatogi, bet tiesa labiausiai vertina. Dar galvoju, čia tokia ožiaragiška labai savybė. Mano mama yra ožiaragis, visą gyvenimą sakydavo vaikai, kad ir kaip yra, visą laiką geriau žinoti tiesą. Visą laiką tokį duodavo. Mano partneris ožiaragis, iš jo aš to turbūt labiausiai išmokau. Aš esu ožiaragis rising. Dėl to ir sakiau, nes tu sakai, kad esi žuvis, bet turi ožiaragį. Ir aš galvoju, tu tai pasakai tiesa ir aš galvoju, čia yra ta tavo ožiaragiška dalis, žinai. Ką vertinai anksčiau, ko dabar visiškai nebevertini? Mintis kyla, vertindavau ten šampaną, dizainerių rankinukus, jau per tą fazę, kai ten gausa, ten visi buvo dizainė dalykai. Dabar vis dar vertinu, ar ne? Nėra, kad visiškai nebevertinu, man fainai tie visi dalykai, materialus pasaulis, mėgstu, myliu visokius geros kokybės daiktus, šampano retai, bet karts nuo karto taurę išgeriu, viskas fainai, bet ne taip kaip anksčiau. Dabar vertinu tą tokią laisvę vidinę, rinktis, ką aš noriu daryti, gyventi prie miško, būti mylimuose santykiuose, tokia nervų sistemos ramybė. Kokia yra tavo... koks yra tavo guilty pleasure? Tai guilty pleasure neturiu, turiu daug pleasures, bet nejaučiu visiškai guilt, man patinka ir šokoladas, man patinka tamsus, juodas 85-90%, seksas labai patinka sveikas maistas, patinka geros kokybės supplements, patinka kartais serialą, kokį aš anksčiau viso net nežiūrėdavau televizoriaus, kol nebuvau šitose santykiuose, dabar kartais kokį fainą serialą irgi pažiūrėti patinka. Aš irgi net neturėjau televizoriaus, man toksai dabar yra naujas dalykas, kad galiu mygtukus paspaudyti. Taip. Netflixas, kas dar, somatinės praktikos, buvimas savo kūne, ekstatiniai šokiai. Daug turiu pleasures, bet nėra guilt. Taip. Mėgsti ekstatinius šokius? Labai mėgstu. Čia buvo didžiulė irgi, man atrodo, dalis mano viso dvasinio augimo. Aš pradėjau Balį gyvendama. 3 metus gyvenau Balį, tenais nuolat eidavau ir toksai išsilaisvinimas ateina, nes kai tu išlaisvini savo kūną, tada ir protas pradeda laisvėti ir tokio įgauni tokio susijungimo su savim. Dažnai praktikuoji, dažnai varai? Dabar taip, praeitais metais ne taip dažnai, sveikatos turėjau problemų, šiais metais vėl pradėjau eiti ir anksčiau tai viena eidavau, mano partneris, aš jo net nekalbindavau, tiesiog, jeigu ką nors norėsi, tai galėsim eiti, bet jis turėjo savo tenais visokių nenorų šokti, bet jis po to prisipratino, mes Glastonbury, kai buvom, nuėjom ir dabar kas antrą savaitę, kai turim savaitgalis, nėra vaikų, varom ecstatic dance ir jam tai buvo irgi catharsis, ten pokytis vidinis. O kaip Londone vyksta ekstatiniai šokiai? Kokia yra procesija, kokia yra... Pas mane, aš kai organizuoju, darau, tai pas mane tai būna viskas labai... Bent jau aš galvoju, nežinau, dabar kažkas, kas dalyvavo, žiūri, gal taip negalvoju, bet aš labai stengiuosi sudėti daug, kad būtų būtinai ir kakava, žinai, kokybiška ceremonija, būtinai, kad būtų įdėtas kažkokios praktikos, ar ten kvėpavimas, ar meditacija, ar kažkokios šiaip praktikos, kas susijęs su tų ekstatikų tema. Tada, aišku, patys ekstatikai, kur yra lėtai, tada kulminacija, ten išsišaukimas, išsitrepsėjimas, išsiklikimas, visas paleidimas, tada vėl leidžiame žemyn, tada kažkokia šavasana, ten tokia, kaip Londone vyksta ekstatikai. Tai matai labai skirtingai, nes labai daug visokių yra ekstatikų. Man patinka sekmadieniais ryte, yra toksai, kur
labai būna daug žmonių, toks tribal labai jausmas, toks genties, žinai, ten nelabai būna daug vedimo, bet man tai ir patinka, kai būna tiesiog mano vidinis tas visas procesas, irgi tos bangos ir, ar ne. Po to yra kita tokia kompanija, kuri organizuoja ten vos ne 4 kartus į savaitę būna, irgi ten su kakava pas juos būna, tai irgi kažkiek pradžioj gal būna šiek tiek vedimo ir po to tiesiog irgi eini, ar ne. Kartais būna vasara silent disco, ar ne, kur tik su ausinėm ir tenais gamtojam pievas basom šokį, irgi nerealu. Esu buvus porą, kur ten man nelabai patiko toksai va basic, priklauso labai nuo venių. Nepatiko kas? Venių nepatiko, vienam tai buvau, kur ten tokia moteris kažkokia crazy, ten net toks keista labai muzika, playlistą paleidus ir tokia čiopi viskas, taip, wow. Toks, atsimenu, tai išėjau vidury, vienintelis kartas buvo. O taip, tai sakau, labai priklauso nuo kas organizuoja, bet susirandi savo dalis. Po to yra daug 5 rhythms, ar ne, kur yra panašiai kaip ecstatic, bet mes jau šiek tiek kitaip, tai ten dar daugiau vyksta. Ten dažnai, žinai, savaitės dienomis, kažkur mokyklos būna sporto vos nesalėse, žinai, įvairių visokių tų venues yra. Jo. Noriu pakviesti labai Liepos 5 dieną, organizuoju vėl dar vienus ekstatikos, vadinsis mano galia priklauso man, būtent apie tą kelionę, nes praeitą vasarą patyriau tokių labai didelių išgyvenimų ir tie visi metai mano buvo apie tą vis bandymą sugrįžti, susirinktas visas savo dalis, vėl patikėti savim, tuo, ką darau, dėl ko tai darau ir tą savo galę. Tai turėsim ir gongus, gongų maudynės bus, atvažiuoja Artūras ir Greta, mano jogos mokytojai, viena meditacijos mokytoja, kitas jogos mokytojas. Turėsim ir Mardosą, tokį didžėjų labai fainą profesionalų, visiškai bus 3 valandų setas, nes darau apklausą, kiek žmonės nori, kad truktų, žinai, nes kartais būna vieniems per trumpai, kitiems per ilgai. Tai sakė, optimalus variantas 2 valandos, tai sakiau, reikia 3, kad jau toksai būtų, žinai, vis tiek openeris, gamtoj. Ir su meditacija, ir su viskuo, tai labai labai kviečiu. Rasit viską šito video aprašymę, sudėsim visus linkus ir pas Aušakį, visus Aušakį projektus, jeigu kažkam tai įdomu, susidomėjot ir pasidalinsiu ir savo renginio visom nuorodom. Dar vienas toksai klausimas, kokia yra pati tavo mylimiausia praktika? Jeigu reikėtų visą likusį gyvenimą, galėtum daryti tik vieną praktiką. Tai savaitgaliais, kai nėra vaikų, ant sofos pasidaryti kavos, su savo partneriu stekti žvakės, smilkalus, muziką fone ir tokį deep catch-up padaryti, pasišnekėti, pamedituot kartu, taro kortas, kokias atsivės, dar kažką, tiesiog buvimas toj tokiai meilėj. Ir seksas. Irgi dvasinė praktika. Visą tokią preliudiją, žinai. Bet iš tikrųjų, jo, pokalbiai, gilus pokalbiai, ar ne, yra toksai, man atrodo, neįvertintas gyvenimo komponentas. Tu jo nenusipirksi, tu jo nesusikursi, nenueisi į Maksimą, ar nežinau, į Sainsbury's, kaip čia. Galima healerį, coacherį, šamaną pasisamdyti ir irgi turėtos pokalbis. Taip, bet tai tiek daug duoda, tai tokia didelė vertė yra ir tada ir laikas ištirps ir atrodo nesvarbu, kur tu esi, kaip tu apsirengęs, kiek tu uždirbi, kokią tu mašiną vairuoji, bet nuo to pokalbio tu taip pasikrauni, kad yra tiesiog nuostabu. Dar vienas toksai klausimas, neklausimas, įsivaizduok, kad turi 60 sekundžių ir visas pasaulis tave stebi. Ką norėtum pasakyti pasauliui? Kad tu kuri savo realybę, kad nesi auka, nebent renkiesi būti auka, kad tu turi žymiai daugiau galios, negu kad tu įsivaizduoji ir kvietimas yra prisimint, o tą galią gali prisiminti per savo kūną, ne savo galvą. Ir kviečiu kvėpuoti per savo kūną, judėti, susijungti, daryti bet ką tau reikia, kad susijungtum su savo kūnu ir tam kūnė išgirsi tikriausiai savo tiesą. Per širdį, per savo gimdą, per savo visą esybę ir tada visos tiesos ateis. Ne iš kažko kito, bet per tave. Amen. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip. Oi, čia, žinai, pasakai ir man iš karto noris taip, žinai, skirti šiek tiek laiko integracijai. Žinai, būna kartais, kai kalbiesi, arba klausai paskaitų, nuo ta mintis praeina ir tu jos taip nepačiapi, kad jie taip, žinai, įsidėti savo širdį. Tai noris tokią akimirką skirti, tokiai susintegruoti iš tikrųjų.
Nu, vėlgi, tokie atrodo visi paprasti dalykai, bet tokie genialūs ir taip viską keičiantis yra. Ir irgi nereikia, kad tai praktikuotum ir kad tai nereikia ten turėti pinigų ar ten uždirbti kažką tais ar ten pasiekti kažką tais. Turi su savim atsisėsti ir tiesiog pasidaryti tos dalykus. Nes kol nesivieni su savim, tol, kad ir ką tu darysi, vis tiek kažko trūks. Ir tu gali tą pačią saviugdą ir dvasinės praktikas daryti iš trūkumo, iš to void ir galvot, kad jeigu kažką pasieksiu, padarysiu šitą kursą, padarysiu tavo namų darbus, išmedituosiu 40 dienų iš eilės, jau tada būsiu verta, bet tu esi toj pačioj energijoje trūkumo. Ir iš to nieko gero nebus, bet kai tu viską darai iš meilės, aš integruoju savo dalis ir duodu jo meilės atjautos ne dėl to, kad atsikratyčiau jų, nes jos nemalonės tos dalis, bet dėl to, kad joms to reikia. Ir kai tu suteiki meilės viso to, ką vakar mes darėm per healing, ar ne, tos dalis integruojasi ir tampa sveika tavo dalim. Ir tada, kai esi tam vieni, tai viskas fain. Ir kai esi tam tokioje energetikoje, tada ir ateina ir galimybės, ir meilė, ir santykiai, ir visi kiti dalykai. Taip. Auditorijos klausimai. Tada dam. Perinam prie nepatogių klausimų. Patarimai, kaip palaikyti ir nepamesti savęs versle, kai kurie iš širdies, bet pardavimų nėra. Tai pirmiausia, kodėl tu išsiaiškint, kodėl nėra tų pardavimų. Nes čia gal ne tiek dvasinis klausimas, kiek verslo klausimas, ar ne? Ar žmonėms šito nereikia, nes jeigu kuri iš širdies, tai tu dėl savęs tik tais kuri, ar ne, ar čia tau kažkokia kūrybinis procesas, ar tu nori gauti pinigų. Ar tai yra kažkoks verslas, kur reikia įdirbio, ar ne, užsibildinti auditoriją, ar nežinau, ar dar kažko, tai išsiaiškint, kokia ta priežastis. Jeigu tai yra tavo misija, tavo kelias, pagal tą feedbacką, ko trūksta, taisyti tą. Tai čia gal ne tiek dvasinė dalis, bet kiek Verslo tokia programa logistinė ir taktinė. Taip, aš šitą dalyką pastebiu iš tikrųjų. Nu, šiek tiek šitie reikalai, kapitalizmas reikalauja to, kad tu būtum žmogus orkestras. Man atrodo, tu irgi su to susiduri, ir neturi ir marketinti, ir parduot, ir websaitas, ir ten naujienlaiškiai, ir visi tokie dalykai, kur atrodo būtų labai fainai tiesiog ar ne praktikuoti ir daryti tai, ką turi daryti. Bet nu, reikia suprasti, kad reikia tų visų komponentų, ypatingai bizniui reikia visų komponentų. Ir labai dažnai pastebiu kartais Lietuvoje, kai žmonės bijo parašyti pagalbos, ar paieškotos pagalbos, ar paieškotų sprendimų ir daro patys, bet matas, nu, tu nemoki daryti marketingo, bet tu moki daryti ant paveikslą, pavyzdžiui. Tai tau reikia draugo marketingo žmogaus, kuris tau galėtų padėti parduoti paveikslą. Tai nebijoti ieškotos pagalbos ir ieškotų sprendimų kažkaip tais. Dabar yra ChatGPT. Dabar yra ChatGPT, kuris iš tikrųjų nerealiai veikia ir gali tikrai sugalvoti ir strategijas ir pardavimams ir viskam. Tai aš rekomenduočiau pabandyti pasinaudoti ChatGPT, nes dabar daug kas tikrai kuria visas verslo strategijas. Aišku, reikia įdėti savo žmogišką mąstymą ir rinkos tyrimą padaryti, bet vis tiek. Mylimiausios praktikos pradedant finansinius blokus, kai jau nesi pradedantysis. Ko gero, pradirbant finansinius blokus, kai jau nesi pradedantysis. Čia, žinai, kur yra beginnerių klasė, tada yra experienced, advanced. Bet vis tiek viskas prasideda nuo to paties, ar ne? Ten gali kažkokias mandresnes mantras po to sakyti ir taip toliau, bet esmė visa susijungti su ta energetika, ar ne? Su to gausos, būt visur gausoje, matyti, kiek yra gausos medžių, gausos maisto parduotuvių, gausos namų ir taip toliau, ir dėkingumą visur jaust, ar ne? Ir tada jau gali eiti, aišku, jeigu jau advance, jeigu šitą darai, ar ne, bet tada ne kažkokie blokai, tada gali eiti vaikystės savo traumas ir kažkokius įsitikinimus, ar ne, iš ką iš tėvų kokios mozės būdu pasiėmei, kad pinigų turėti nesaugu, arba tik tais tiek gali turėti, ar ne, ir tada dirbti, perprogramuoti tuos įsitikinimus, kur aš irgi moku, beje, yra narystės programai irgi viena tema, lapkričio mėnesio praeitų metų irgi visas įsitikinimo keitimo procesas. Tai jeigu kas nors nori su vienu galima arba galima pačiai, ar ne, tai keisti tuos įsitikinimus ir atrasti, iš kur tie blokai ateina. Ir po to tą nevertumo jausmą somatiškai paleisti, ne, dirbti su tuo, kai jauti, pagalvoja, jeigu aš turėčiau milijoną, ar ne, dabar sąskaitai savo iš karto ateitų, koks jausmas man viduje sukiltų. Ir kartais nors labai protas sako, gerai, bet būtų toks contraction, ar ne? Ok, ir tada sėdi ir su šitu jausmu. Nes vėlgi nervų sistema turi kalibruotis prie to. Taip, aš gal tik pridėsiu, nes man labai
mano pačios istorijoje būtent va tas tavo įsitikinimų keitimo procesas, nes visi coacheriai, visi healeriai, visi vedliai daro tą kažkaip tais tiesiog iš savo parapijos, iš savo patirties kažkaip tais coachina pas tave. Ten irgi yra visas step by step metodas, aš netgi turiu nautus pas save, kur darbo su įsitikinimais ir turiu užsirašęs aušą, kad geriau daryti rašant, nes tada geriau veikia. Tai čia buvo vienas iš tų momentų, kur aš nebūčiau pradėjus daryti ekstatikų, kas tikrai mano galva yra labai sėkmingi ir man, tokia mano sielos veikla, kur aš ir kaifuoju, bet ir kartu tai yra sėkmingas projektas, finansinė prasme, visai kaip. Tai būtent pasidariau tą įsitikinimų, tiesiog buvo ta tokia akimirka, kur ten kažkaip ir aš pasidariau šitą, tiesiog kartais tik tai to ir užtenka atsisėsti, ten 15 minučių užtrunka, pasidarai ir man tada kažkaip taip aš paleidau. Ten viena ta dalis yra, kad kokia kaina yra ilguoju laikotarpiu, jeigu aš liksiu su šitų įsitikinimu, kurį aš turiu. Nesvarbu, apie bet ką ten santykius ir projektus, visą kitą. Ir tada man tas labai kažkaip tai sukirba širdelę, kad tada visą gyvenimą nieks nepasikeista, taip ir bus. Tai čia apie tos finansus, kad pradirbinėti tos blokus, nes tada tu supranti, kad ilguoju laikotarpiu, jeigu aš to nepakeisiu įsitikinimo, aš visą gyvenimą uždirbsiu ten tos, nežinau, ten 1000 eurų į rankas ir viskas bus. Šia esminis dalykas, nes dažnai žmonės žiūri, šiuotė, man čia komforto zonai, nepatogu išeiti, ar ne, bet visai, ką reikia ilgą laiko perspektyvą pasižiūrėti, pasverti, ar ne, ką tu prarandi to. Ir vienas iš tų žingsnių, ir dar keli kiti yra žingsniai, kur tada atrakina viską ir tada paleidė. Man dar tas momentas patinka pastebėti, kad tas įsitikinimas, kuris yra, jis tau yra tarnaujantis. O tas toks labai įdomus momentas, kai tu supranti, kad, jis man čia, kad čia nėra, jis blogas, jis man tiesiog gero nori, nes apsaugo nuo kažkokio tais nusivylimų, nuo galimos nesėkmės, nuo ten kažkokio tais aplinkos, ten kažkokio tais tokio, tai ten. Tai labai rekomenduoju pamandyti šitą aušos key metodą, būtinai praeiti, man jisai visai kitaip suskambėjo negu kitų vedlių ar coacherių. Kaip praeiti tuos etapus, kai atrodo viskas, ką darau, svajoju, manifestuoju, yra nesąmonė? Nes dažniausiai, kai galvoji, kad yra nesąmonė, tavo galva sako nesąmonė. Tai vėl turi išeiti iš savo galvos ir sugrįžti į savo kūną, save susirinkti į vienį. Kaip sakoma, overthinking is underfeeling, ar ne? Tai reiškia, kažkur turbūt jau lūpina kažkur per daug energijos galvoj, nes yra blokada kažkur šičia, ar ne? Tai sugrįžti savo širdį ir prisiminti, kodėl tu tą darai, koks tavo big why, kodėl tavo yra šita misija, kokia tavo intencija, kokia tavo motivacija. Ir kai sujungi su ta motivacija, tada viskas aišku. Aišku, tas aiškumas, kaip tu dažnai užtrunka 45 sekundės kartais, bet tada darbas tavo vis sugrįžti į šitą, ar ne? Ir jeigu tai yra tavo misija ir tik tai tavo protas, nes kažkokie įsitikinimai, programos, kitų žmonių nuomonės, tenais validacijos toka tai sako, tai kvietimas vis tiek grįžti į save. Kaip susijungti su švelnumu ir meilė, kai įkrenti į nusivylimo duobę ir atrodo, žinai, ką daryti, bet daugtaškis. Turbūt nebetilpo. Tai kai nueini tą nusivylimo, pakartok dar, kas man dalį? Kaip susijungti su švelnumu ir meilė, kai įkrenti į nusivylimo duobę ir atrodo, žinai, ką daryti, bet čia man atrodo tas toksai momentas, aš irgi man tai būna, kad tu žinai visas tas praktikas, tu sąmoningai supranti, kas vyksta, tu supranti, kad tu dabar čia esi visą kitą, bet tau reikia įeiti į tą vibraciją ar į tą dažnį ar kažkaip tais ir tu negali, nes tau tiesiog ta ana pusė labiau valdo, žinai, tas nusivylimas ir ta visa tokia, žinai, saviplaka. Taip. Tai čia yra vidinis konfliktas, nes viena dalis jaučiasi nusivylus, o kita dalis, jeigu negali iš to išeiti, 99% yra, kad viena dalis plaka save. Tu nusivyliai, tu ne tai padarai, tu turėjai ir save engia, ar ne? Ir kol tos dalis konfliktuoja, tave kaip su akmenim, ar ne? Bandai išplaukti, bet tave leidžia žemyn. Tai turi integruoti tas dalis. Tai švelnumo pirmiausia duoti tai daliai, kuri plaka, tą vidiniam baudėjui irgi suprasti pozityvią intenciją. Nes nors ir mes save plakam ir baudžiam, vis tiek yra kažkokia intencija, pavyzdžiui, aš apsisaugosiu kitą kartą nuo nusivylimo, aš tada pažiūrėsiu, kad taip nenutiktų, ne? Ar dar kažkokiai priklausomai nuo situacijos. Ir tuo pačiu duoti meilės ir švelnumo tai daliai, kuri yra nusivylus. Ir nebandyti išeiti per anksti, nes dažnai žmonės, nenusivilk, viskas paleisk ir kuo labiau stengiasi paleisti, tuo labiau užsilūpini. Nes tu negali, paleidimas nėra kažkas, kas tu gali aktyviai padaryti. Paleidimas ir taip pat atleidimas įvyksta tada, kai procesas yra complete, užbaigtas. Ne? Tai
tokiu atveju, ar ne, turi išlaikyti tą erdvę, priglaustą dalį prie širdies savo, ar ne, pasakyti, kad tau leidžiama jaustis taip, kaip jauties. Atsakai, kad jauties nusivylus, ko tau dabar reikia ir išbūti su savo tą jautrę dalim. Galima įsivaizduoti ją kaip vidinį vaiką, galima įsivaizduoti kaip tiesiog dalį, surasti ją savo kūne. Galima dirbti, samdyti ar ne sesiją ar su manim, ar dar su kokiu profesionalu, kad pravestų per visą tą procesą. Bet šitas byloja, kai negali išeiti iš kažko, nors protas sako, aš nenoriu tenais būti, bet kažkas sveria, nes yra vidinis kažkoks konfliktas. Tai svarbu atrakinti, suprasti tas 2-3 dalis, kurios konfliktuoja. Ir kai tą išsprendi, ta meilė natūraliai ateina ir tas žinojimas. Taip, čia tokie mano namų darbai irgi dabar 2 savaitėm. Šitą buvo labai įdomu, va, taip labai fiziškai, kūniškai, sieliškai pajausti per healingą va, tas visas dalis ir jas visas integruoti. Ir po to, kai jauti, kaip viskas taip tikrai susijungia į vienį. Dar gal prie šito pridės, nes čia frequency klausimas, ar ne? Kaip tu sakei, irgi negali išeiti, nes tas dažnis. Ir kartais žmonės sako, tiesiog pakelk frequency, bet kai tu bandai per aukštai pasikelt, tada užsikeli su kažkokiais šokiais, bet jeigu tos šaknies neišsprendi, dar žemiau nukrenti. Ir tada kai kuriem būna tokie linksmieji kalneliai gaunasi iš to. Tai svarbu tada irgi bent jeigu pasikelt savo frequency, kad galėtum vien jau tą konfliktų vidinių suvedimą daryti, bent truputį paklaus, kas man duotų palengvėjimą. Ne kas man duotų aukščiausią vibraciją ir mano dieviškumą, bet kas man duotų palengvėjimą. Ai, gal paglosti šunį, gal išsimauti duše. Dušas dažnai būna toks geras vaistas, tiesiog medicina, ne, ten padainuot duše. Dar kažkokį dalyką padaryti, biški pasikeli tą vibraciją ir tada, jau tada ateina kita mintis ir taip laipteliais pamažu į viršų. Taip. Ir paskutinis klausimas už milijoną, į kurį ko gero atsakymą galbūt ir nėra. Tokio vieno, kaip atrasti savo kelią. Leis keliai suras save. Vėlgi, kai aš mokau, ar anksčiau mokau programą Find Your Purpose, tas suradimas savo pašaukimo, tai nėra kažkoks procesas galvoje, kur tu surasi. Arba ten yra japoniškas ikigai principas, ar ne? Tai nėra, kad išmąstyti, ar ne? Taip, tas ikigai principas yra nuostabus, bet kol tu savęs negirdi, tol tu iš galvos bandysi spręsti ir kol jeigu iš galvos ir kažką sugalvosi, bet nebus giliai tavo širdį, ar tai nėra sielos tavo kelias, vėl bus tada abejonės ir dar kažkokie dalykai. Tai labai svarbu eiti per vidinius procesus, kaip, pavyzdžiui, kai kuriuose programuose aš vedu per archetipinės kelionės, atrakinti savo skirtingas dalis, integruoti save, pakelti savo savivertę, išmokti gyventi savo tiesoj, klausyti savęs per tokias paprastas praktikas, ką šiandien minėjom, įsiklausyti save. Ir kai tu esi tam ryšy su savim, nelieka klausimo. Tiesiog yra žinojimas, tu arba duodi savo leidimą, arba neduodi to leidimo. Sakau, aš niekada nenorėjau būti nei šamanė, nei kaučerė, tas kelias pasirinko mane, bet tu klausai, darai vieną dalyką ir po to susidėlioja ir viskas taip atsisukia, wow, kiek visko praėjo. Tiesiog klausyti savo širdies balso. Būtent, aš taip apibendrinsiu, ką aš labai visą laiką naudoju ir kas tikrai veikia ir tai yra super paprasta. Kiekvieną mielą kartą, kai pas tave ateina kažkoks tais pasiūlymas, karjeros, veiklos, užsiėmimų, klausime, vykti, nevykti, važiuoti, daryti, nedaryti, visą laiką vidus būna, varom prie jūros, atsiverimas visai, noriu, tai čia yra tas tavo kelias, varom prie jūros, ir taip gali testuotis su absoliučiai visais dalykais, žmonėms, santykiais, draugais, su kuo tik tais nori ir daug kartų gyvenime esu įsitikinus, kad kai kažkas pakviečia, pasiūlo ir tavo vidus daro taip, bet tada prasideda visas tas įsijungia prefrontalinės smegenys, ir tu pradedi ten galvoti, bet čia po to pagalvos, ten supyks, ten bus visą kitą, ir ten nuvažiuoji, tai visą laiką gauni kažkokią tais bausmę, nes nepaklausai savo vidaus ir kažkaip tai būna sunku, nepatogu, nemalonu, kažkokia tai įvyksta papildomi dalykai. Darysi ekstatikas. Taip, būtent, taip su ekstatikais ir buvo kiekvieną mielą kartą. Aš kai paskelbiu ekstatikų datą, tai man atrodo vėl gyvenimas turi prasmę, žinai, man vėl kuriasi, aš vėl einu, klausau muzikos, renku, galvoju, ten komunikacija, kaip viskas bus, labai laukiu, ten kažkas po to pavyksta, nepavyksta, galbūt mokaisi, bet tai būtent su ekstatikais tikrai taip yra. Eiti į ofisą. Bet kol aš vis dar galvoju, vis dar kažkaip atrodo, kad reikia biškį pahaslint. Žiūrėsim. Tai ačiū visi, kas klausėt, kas stebėjot. Ačiū Oša, kuri priėmė, pakvietė pas save į svetainę.
mes čia ir dūminom, ir daug kalbėjom, daug visokių temų palėtėm. Ko gero būtų galima dar vieną podcastą nufilmuoti apie dar visokius klausimus. Tai labai esu dėkinga Jums, kad stebit, kas žiūrit. Labai paprašysiu dar kartą nepatingėti ir jeigu nesunku paspausti tos mygtukus ekrane, tai like ir subscribe. Labai padės šitam projektui gyvuoti. Ir dar kartą labai noriu padėkoti Ošai už Ačiū. visą išmintį, žinias, už visą informaciją, už healingą, už mokymus. Ačiū tau. Ačiū tau ir ačiū labai visiems, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad ne paskutinė mūsų draugystės akimirka, kad toliau galbūt tęsis, kažkur prisijungsit prie kursų, ar ateisit prie Rugilės, ekstatikų. Gal aš irgi ekstatikus vieną dieną atvažiuosiu. Ir tikiu, kad šitas visas, ką sukūrėm šiandien, toliau manifestuotis į kažkokius ripple effects turės. Taip, valio, tebūnė taip, tebūnė taip, tebūnė taip. Yay! Did it! Okay. Oi, wow. Eina savo, įsivaizduoju, buvo ta akimirka, kai pirkom bilietus ir buvo, žinai, kur aš tas gyvai nei karto nebuvau mačius, žinai, bet vis tiek, ta tokia kelionė yra, žinai, nes man tu buvai viena iš tų pirmųjų, ką pamačiau, ką pastebėjau dabar, jau kai yra 6 metai, žinai, pradirbta kartu ir ten programos ir visa kita, visi dalykai daug yra pažįstama, žinau, visa kita, žinai, bet aš ten nuo 20, man atrodo, tai nuo 8 metai galima sakyti, žinai. Tada buvo ta pati pradžia tokia, žinai, kur taip, tai man buvo tas etapas, kur aš norėjau užaugus būti kaip tu, sakai, aš kai užaugsiu, būsiu aš, žinai, tokia visa. Po to atėjo tas etapas, kur supratau, kad aš esu aš ir viskas sakai, žinai. Bet ir dabar esam, žinai, iš to akimirkai, kur ką tik kartu podcastą susukau, nufilmavom. Fainai. Well done. Ačiū, tu labai gera interviuotoja. Yay!